malonu tikrai, kad atėjot. Pagalvojau, kad dabar iliustruoja pačią temą pasiskirstimas, kas eina į mugę kaip atvirą turgų, o kas renkasi atskiroje grupelėje klausytis apie Korpus Hermeticum. Tai irgi turi tam tikrą potekstę. Šiaip, ačiū, kad Adas pristatė. Esu šiaip pagal savo specializaciją filosofijos istorikas, rašiau disertaciją iš neoplatonizmo, tai Plotinas, Proklas, Pseudodionizijus mano buvo autoriai pagrindiniai. Ir galbūt turėčiau tada paaiškinti savo interesą būtent šiam tekstui ir kodėl aš čia sutikau, sakykime, apie jį pakalbėti. Jis nebuvo niekada man įdomus savaime, dėl to ir nelaikau save kažkokiu gerų specialistų būtent hermetizmo. Bet jis visada buvo mano periferijoje. Aš atsimenu, kada dar rašydamas magistro darbą Budapešte radau Festigier, tos, reiškia, tomus didelius Révélation de Hermes Trismégiste. Puoliau juos kopijuoti. Tai buvo dar ta tradicija, kada mes viską turėdavom kopijuoti. Ir aš paleidau gal savaitę laiko, kol visą tą jo rinkinį atsišviečiau ir paskui vežiau atgal į Vilnių. Beje, dabar tos visus leidinius galima internete surasti, na taip sunkiai, nors jie vis dar vertingi, bet šiek tiek jau yra pasenę, nes praėjo daug laiko. Bet kažkoks interesas buvo. Ir tas interesas išplaukė iš tokio paprasto fakto, kad jeigu mes kalbame apie būtent tos pirmuosius krikščioniškos epochos amžius, 1, 2, 3 amžius, nu, sakykime, iki 5, 6. Tai neatsitiktinai Erikos Dalcas yra parašęs ne vieną knygelę apie tą amžių apibūdindamas, kai sako, tai yra tas metas, kuomet labai daug nerimo, yra kažkoks egzistencinis nerimas, age of anxiety, kaip jisai vadino. Tuo metu labai daug įvyko tokių esminių kultūrinių lūžių, kurie suformavo iš esmės tą, reiškia, visą tą civilizacinį kultūrinį lauką, kuriame mes ar iki šiol ir gyvenam. Tai krikščionybė yra vienas iš tų rezultatų tos epochos virtuvės, taip sakant, bet ten pat turime ir gnosticizmą, ir taip pat ir būtent hermetinius tekstus ir su jais sietinas kažkokias bendruomenės, kurios bet jau hipotetiškai tarsi yra atsiradę ir bent jau funkcionavo tuo metu. Tai, kaip minėjau, periferijoje šitas reiškinys visada buvo, bet jį labai sunku paversti tokiu aiškiai sufokusuotų dėmesio centru. Ir aš kaip tik dabar, bet ačiū Adui pakvietė, buvo proga man grįžti prie šitų temų. Iš tikrųjų labai sunku įeiti į šitą tematiką ir dėl subjektyvių ir dėl objektyvių priežasčių. Įeiti dėl to, kad sunku, kad yra labai daug baltų dėmių ir tos baltos dėmės yra kelių kategorijų, taip pasakyčiau. Viena vertus, labai trūksta istorinės faktinės informacijos, reiškia, tekstų yra nuotrupos, nu, kai kurie jie daugiau mažiau yra išlikę, bet arba rankraščiai labai nekokybiški, arba vertimai yra nekokybiški. Tiesiog taip jau buvo, jie buvo slapti tekstai kurį laiką, reiškia, jie nebuvo labai plačiai skleidimi, nors geografija gan plati. Tai reiškia, yra tiesiog trūkumas istorinių duomenų ir pačios medžiagos. Kitos baltos dėmės yra susijusios su tuo, jog nors medžiagos yra ir kai kada labai nemažai, pavyzdžiui, šitų arabų kalba išlikusių rankraščių skirtų astrologijai ir alchemijai. Bet iki šiol kalbam apie tai, kad vis tiek nors ta medžiaga egzistuoja, bet ji dar nėra pakankamai moksliškai išnagrinėta. Taip sakant, kažkada akivaizdu, kad tos dėmės bus išpildytos, kai galbūt ir tokių iniciatyvų kaip Ado dėka bus daugiau dėmesio šitai kultūros ryčiai skirta ir mokslininkai išanalizuos. Tačiau antroji dalis tų baltų dėmų. O kita kategorija yra tai, kad tiesiog aš ir pats daug ko nežinau. Taip, kad tai, ką aš pasakysiu, labai daug kas bus, sakykime, tai paremta kažkokiais tai mokslininkų pagrįstais ir išaiškintais, išrodytais faktais, bet kita pusė teiginių bus daugiau prielaidos arba, sakykime taip, daugiau klausimai. Aš negalvau, kad būtų gerai turėti tokį vėliavėlę, kai tik tais jau žengi į tą spekulacijų erdvę, išsikeli ir tada ramia sąžinė gali kalbėti, ką nori, bet pabandysiu įspėti tais atvejais kada. Nes spekuliuoti labai norisi ir čia yra viena iš didžiųjų problemų iš tikrųjų. Hermetiniai tekstai, jie kviečia, jie provokuoja, jie nori, kad tas baltas dėmes užpildytum kažko, ką tu žinai, kažko, ką tu įžvelgi kažkur kitur.
Ir atrodo, kad tai galbūt ir sąmoningai yra daroma, galbūt tai yra būdas išlaikyti tam tikrą slaptumą, nes tas slaptumas irgi jis yra labai įvairus gali būti. Ir čia tikrai geriau išmanantis tarp jūsų sėdintys žmonės geriau tą paaiškins, bet bent jau aš savo galiu paaiškinti, kad jis iškyla iš skirtingų nuostatų. Viena vertus, slaptumas gali būti toks, apie kurį kalba pats Hermes Asklepijoje. Yra vienas toks traktatas, vienas iš senesnių, išlikęs lotynų kalba. Ir tam pačioj pradžioje jisai labai įvairus gali būti. Kaip ir įprasta tai, reiškia, tam žanrui, sakykime, apie kurį daugiausiai šnekėsim, tai yra mokytojo ir mokinio dialogas. Ir jisai pačioj pradžioj, bet tai dialogas ne ta prasme kaip Platono dialogas, tai nėra diskutuojama, nėra, reiškia, ginčiamas, ne, tai yra daugiau instruktuojama, aiškinama, tai yra atskleidžiama tam tikra informacija. Tai sako, taip, tu, reiškia, Asklepijau, kas ten dar dabar neatsimenu, ten Tatas, koks nors Samonas, jūs čia ateikit, bet šiaip daugiau nieko nekvieskim, nes neprofanokim šito dalyko. Reiškia, jau pačiam tekste yra užkoduotas poreikis išsaugoti tam tikrą ribotą ratą mokinių, kurie išvengs profanacijos, kitaip sakant, išsaugos tam tikrą teisingą supratimą tų pačių idėjų, tos pačios doktrinos. Tai visiškai priešingybė negu to paties Plotino, pavyzdžiui, Romoje, turėjusi savo mokyklą 3 amžiuje, kur praktiškai ten Porfirijus rašo, kad kas tik norėjo galėjo ateiti. Buvo, aišku, ten vidinis ratas tokių artimesnių mokinių, bet tai buvo institucija, kur buvo atvira erdvė diskusijoms ir kaip tik skundžiasi, kad dažniausiai diskusijos nusitęsdavo taip, kad būdavo pametama pagrindinė minčių gija ir taip toliau. Tai šiuo atveju visa kita orientacija, į tam tikrą uždarumą ir išsaugojimą. Kita vertus yra kito tipo slaptumas arba, sakykime, taip uždarumas. Patys tekstai savaime jie yra uždari. Ir tą labai gerai mes matome, kada imame tyrinėti tokį kultūrinį reiškinį kaip senovės Aleksandrija, pavyzdžiui. Ten labai daug svarbių žmonių kūrė ir paliko pėdsaką istorijoje, bet, pavyzdžiui, imkime kokį nors Origeną, kuris irgi yra aleksandrietis. Aišku, prieš jį buvo Filonas Aleksandrietis, čia ta seka ilga, bet Origenas, kaip ko gero galbūt esat susidūrę ir žinot, jisai išplėtojo tą, reiškia, kelių prasmių interpretacijos metodą, skaitant Bibliją, šventą raštą. Ir pati intencija irgi nėra nauja, dar iki krikščionybės laikų žmonės interpretuodavo Homero tekstus, kuomet jie kalba apie antikos dievus, senovės graikų dievus ir filosofo akim žiūrint, tie dievai elgiasi neetiškai ir tarsi neturėtų taip elgtis, jeigu mes jau moderniai žiūrime į dievą, reiškia, kad dievas turi būti atspindėti tam tikrą gėrį, tam tikrą etinį idealą, tam tikras vertybės ir taip toliau, o tam tekste jis elgiasi kažkaip keistokai. Reiškia, kažkas negerai su tekstu, reiškia, tekstas duoda tokiu būdu ženklą, kad yra kita prasmė, kurią reikia atkoduoti. Ir pats tas šokas, kurį sukelia pirmas sluoksnis, jis yra paskatinimas gilintis toliau, ieškoti gilesnės prasmės ir tokiu būdu interpretuoti tą tekstą. Tai neatsitiktinai vėlgi čia kalbam apie Aleksandriją, nes tai yra kaip tik ta erdvė, kurioje atsirado labai labai ryškus poreikis šitam reiškia, alegoriniam tokiam perkeltinės prasmės ieškojimam. Bet prielaida yra ta, kad pats tekstas uždarus, jisai pasislėpia. Gali būti kitas slėpimo būdas, pavyzdžiui, kaip tik šitas, pavyzdžiui, jeigu paskaitytume to filosofo Parmenido tekstą, kuomet ten irgi situacija pakankamai tokia ezoterinė, jis aprašinėjo savo viziją, kaip deivė jam apsireiškia ir sako, dabar aš tau pasakysiu kažką labai, labai svarbaus. Visai ne taip, ką kiti žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi savo nuomonės, tai čia jie neteisūs, bet aš tau pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų. Ir ten jisai, ta deivė jam pasako, kad būtis yra, o nebūties nėra. Ir čia yra tam tikras šokas, mes įpratę, nes mes žinom tą tekstą, bet tai atrodo banalu. Reiškia, tai yra tai, kas tarsi, taip atrodo, būtis yra, nebūties nėra. Bet tada vėlgi atsitraukia ir supranti, kad yra tam tikras slaptumas tame. Nes ištarti tokią banalią frazę yra vienas dalykas, bet paklausti, o ką tai reiškia, ne? Pavyzdžiui, kas tenai įdėta, tai reikia visos vakarų metafizikos tradicijos, kad išskleisti šitą. Ir Platonas bandė savo Parmenido dialogiją, paskui Plotinas sukūrė visą hierarchinės būties emanacijos teoriją ir taip toliau. Tai va čia yra bandymas atsakyti į kažką, kas tame tekste tarsi yra, bet tarsi ir nėra.
Tai vat, jis provokuoja savo paprastumu ir banalumu, kaip atižvelgti tai, kas ten tarsi savaime aišku, bet tos reikšmės iki galo nesupranti. Yra dar ir kitas būdas paslėpti, tai yra užpilti, sakykime, daugybę informacijos ir tada kažkokie esminiai dalykai pasislėpia tenais. Tai visi šitie elementai, aš taip spėju, man čia tokia prielaida, čia jau ta vėliavėlė, kad čia mano spekulacija, kad visi šitie slaptumo elementai yra susiję su šitu traktatu, reiškia, ne traktatu, bet su šitu rinkiniu hermetinių tekstų. Ir dėl to ypatingai sunku, kaip mokslininkui, kuris vis tiek turi išsaugoti kažkokį kritinio mąstymo reikalavimus, įeiti pačią temą. Nes visur yra dalykai, kurie neaiškus iki galo, kur yra prielaidos ir yra dalykai, kuriuos tu atsiremi, pavyzdžiui, nežinant kalbų, nemokant egiptiečių senosios kalbos, demotinės kalbos arba nemokant arabų kalbos. Labai sunku daryti tam tikras išvadas, tai irgi, kadangi tų kalbų nemoku, tai vėlgi apie tai šnekėsiu irgi, reiškia, su klaustuku, bet šalia tų tokių natūralių, saugančių, slepiančių elementų dar yra ir tai, kad patys tekstai, kurie mus pasiekė, jie nėra atviri tokia prasme, kaip mes esame įpratę filosofijos istorijoje dažniausiai dirbti. Pavyzdžiui, mes žinom, kad yra Platono dialogų korpusas, kuris yra toks, koks jis yra. Gali būti įvairių diskusijų, galbūt ne visi ten priklauso Platonai. Bet jeigu paėmė atskirą traktatą, tai jisai nesislepia nuo skaitytojų. Jisai yra toks tekstas, koks jis yra mus pasiekęs. Čia dalim dėka tų pačių Aleksandrijos mokslininkų. Su Aristoteliu šiek tiek sudėtingiau, ten reiškia spėjama, kad ten daugiau yra konspektai ir taip toliau. Bet vis tiek Aristotelis netgi pasirinkęs tokį kartais sudėtingą raiškos būdą, bet jis nesislepia. Jisai nori, kad jį suprastume. Tai ką jisai galvoja tuo metu. Lygiai tas pats su Plotinu, kalba apie labai sudėtingas temas, labai sunkus stilius, labai abstrakti tema, bet jis nesislepia už savo tekstą. Jisai stengiasi būti kiek įmanoma aiškesnis. Ir neretai pasirenka įvairias ten alegorijas, metaforas, kaip jam atrodo. Tos metaforos mums iš tikrųjų labai daug padeda, nes skatina mūsų vaizduotę. Kai pradedam skaityti hermetinius tekstus, klausimai kyla iš tikrųjų, ar čia yra, sakykime, visų pirma, kažkokia tai doktrina įdėta. Ir iš tikrųjų taip yra labai kondensuotai tekste tam tikros tezės, kur mes galime labai aiškiai matyti užuominas į tam tikrą filosofinę tradiciją viduriniojo platonizmo, dažniausiai iki Plotino, formuluotės, kurios naudoja filosofinės kategorijas, kaip būties kategorijas, ten, sakykime, energijas, galios, ten, energija, tūnėmis, bulėzis, valia, reiškia dievas. Yra tam tikros iš religinės tradicijos, jau čia susijus su Biblijos vertimu, kuris buvo atliktas Aleksandrijoje. Irgi paimti žodžiai, pavyzdžiui, logosas, tas pats reiškia kalbos, mokymo, žodžio savoka, kuri aiškiai susijusi su tuo, kaip Filonas skaitė Bibliją graikiškai ir interpretavo. Visi tie dalykai yra, bet visada yra toks jausmas, kad tai ne viskas, ten dar yra kažkas. Ir jeigu mums pavyks, aš pabaigoje esu pasidaręs tokia išklotinė Pomandro, tai yra pirmas iš hermetinio rinkinio, ten labai gerai matosi, kaip kyla klausimai, pavyzdžiui, ar čia iš tikrųjų, ar čia nėra kažkokios specialiai, reiškia, pėdos sumėtytos tarsi prieštaravimas prieš tai buvusiam teiginiui, bet tarsi jautiesi, kad jeigu užduosite klausimą, tai mokytis pasakys, kad tu pats nesupranti, reiškia, čia reikia kitaip į tai žiūrėti. Tai vat, tas tekstas slepiasi, šiuo atveju jisai yra kitoks, jisai pats savyje irgi slepiasi, nepaisant visų tų aplinkybių. Tai čia dabar pakankamai aiškiai, manau, nupasakau, kokios yra komplikacijos gilinantis į tą temą, bet kita vertus, jeigu jau kažkaip užsikabini ir bandai kažkaip susiorientuoti, tai iš tos temos gan sunku išeiti, nes jinai tikrai labai intriguoja. Vaizdiniai, kurie tekstuose yra pateikti, yra nepaprastai ryškus, jie labai įmūlus, nors filosofiškai interpretuotini gan sunkiai, nes prieštaringi, bet jie turi tam tikrą, ką aš bandau, vėlgi vėliavėlė spekulacija, reiškia, įvardinti kaip tam tikrą tokia poetinė, simbolinė galbūt forma, jei mus kreipiasi. Ir čia darosi jau šiek tiek slidu, nes jeigu kalbam apie simbolinę interpretaciją, tai aš jau tada remčiausi ne tik istorinę informaciją, kurią turiu ir prie neprisiekim, bet ir pritraukiu kažkokią tai savo patirtį tame. Tie tekstai kviečia tą daryti. Manau, kad dėl to jie yra taip pat aktualūs, pavyzdžiui, meno kūrėjams ar meno istorikams, kokiems nors heraldikos specialistams ir taip toliau, nes visos tos gijos jos kažkaip susijusios ir jos turi išsaugoti tą tokį
tokį simbolinį valentingumą. Vis tiek jauti, kad tame yra kažkas, kas iki galo kažkaip racionaliai neišskleista, bet vis tiek tave skatina to domėtis. Tai dvi pusės. Komplikuota, bet įdomu ir labai traukia. Tai dabar jeigu bandyti grįžti prie to, sakykime, šiek tiek tokio siauresnio mokslinio akiračio, reikia atkreipti dėmesį, kad šiuo metu labai daug yra informacijos, kuri nėra tiksli arba, sakykime, yra, moksliškai nepagrįsta. Kiek aš žiūrėjau ir literatūros sąrašuose, ir, pavyzdžiui, viešoje erdvėje, pavyzdžiui, YouTube yra labai daug gerų, reiškia, kanalų, kur apie tai kalba, čia galėčiau netgi porą pareklamuoti. Bet yra labai daug tų, kurie tikrai matos, kad žmonės tikrai turi kitų tikslų. Tai norint visą tą atsijoti ir pasirinkti kažkokius tai šaltinius, su kuriais verta dirbti, aš irgi pats savo bent jau padariau tokį nedidelį sąrašėlį knygų, kurias naudojau būtent šitai diskusijai. Tai visų pirma, pradėsiu gal nuo kito galo. Tai mes turim mūsų mokslininko, dirbusio tam pačiam institutui, iš kurio aš esu dabar, tai yra tam tikra tradicija. Algio Uždavinio knyga Hermio Trismegisto Išminties kelias, knyga tikrai verta dėmesio ir verta skaityti ją ne vieną kartą. Kas skaitėt Algio knygas, suprasit kodėl, nes tikrai daugiau tas skaitimas yra daugiau toks, irgi kaip vidinė patirtis tam tikra, tu turi dirbti su juo kartu, jis veda tokiais takais, kurie kartais jauti, jog neturi kažkokių labai aiškių koordinačių aplinkui, bet galų gale vis tiek vaizdas susidaro. Taip sakant, ne vieną kartą reikia skaityti jo knygas. Šitą knygą vėlgi reikia pasakyti, nors čia yra hermetinis rinkinys, jo išverstas, bet šitą knygą reikia žiūrėti kaip į mokslinę monografiją visų pirma. Nes čia nėra tikslas pateikti tekstą su mokslinio aparatu, sakykime, su kiekvienos savokos tenais išaiškintų ir taip toliau. Čia daugiau pats tekstas yra pateiktas kaip iliustracija hermetizmo reiškinio, kuris aptaria labai bendrai. Ir čia yra ta didžioji, sakykime, tas jau išskirtinis gebėjimas, kad jisai labai plačius kultūrinius horizontus sugeba sujungti ir parodyti, kaip yra ir kitose kultūrose labai svarbių dalykų, kurie tiesiogiai susiję jo manymu. Dėl to, pavyzdžiui, irgi yra dalykai, apie kuriuos aš labai išsamiai kalbėti tiesiog neturiu kompetencijos, kaip, pavyzdžiui, arabiškoji pusė hermetizmo. Tai čia jinai yra išgvildenta pakankamai įdomi ir skaityti tikrai labai didelis malonumas. Kai perskaitai, suprantai, kad be viso to neįmanoma to suprasti, tai tas irgi dovana iš Algio, kad jis atnešęs tą papildomą informaciją, sujungia viską į vientisą vaizdinį ir jau po to tada kyla jau mums uždavinys gilintis į atskiras vietas to žemėlapio, naudojant kitą literatūrą. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, va čia yra arabiškas hermes, irgi, manau, puikiai knyga. Rėmiausi jie daugiausia toje dalyje, kur rašiau apie arabiškai šitą hermetizmo aspektą. Bet matyti yra ir daugiau tokių knygų, kad jau tada verta remtis nauja literatūra. Viršuje kampe matot to paties Fesižėro šitą, reiškia, pradžią vieno tomo, bet jis, kaip sakiau, jisai galbūt vertingas iš tos tokios filologinės pusės, nes tikrai labai verta pasižiūrėti prancūziškus vertimus su komentarais, nes prancūzai turi labai solidžią darbo su senovės tekstais tradiciją ir tiesiog visos tos knygos jos atrodo pageltusios ir labai senoviškai, bet jos labai geros yra iš tikrųjų. Tai neverta jo ignoruoti. Ir palyginti, pavyzdžiui, vertimus, jeigu dėt šalia angliškų vertimų, uždavinio vertimų, prancūziškai tikrai verta. Dabar iš tų naujesnių paties traktato vertimų, čia kampe matot šitas, aiškiai, hermetika, Kopenhageris Brainas, jau senokai išėjusi knyga, bet jinai labai naudinga, nes yra išsamus komentaras paties traktato ir jau, sakykime, taip jau pakankamai nuoseklus paties teksto komentavimas su pasirinktais vertimais, kaip ten galima būtų įvairiai interpretuoti pagrindžiančiais, plus labai išsami bibliografija. Net jeigu dabar jau, kadangi knyga sensteliuosi, tai bibliografija gali būti pasenus, bet tai parodo iš tikrųjų, koks yra platus interesų laukus, iš tikrųjų, kiek daug yra medžiagos būtent vienu ar kitų aspektų susijusių su hermetiniais tekstais. Tikrai interesas labai platus. Ir reikia labai turėti aišku, savo išsikelti aišku tikslą ir apsibrėž, kokių aspektų tu nori gilintis, jeigu tu nori iš tikrųjų susidaryti mokslinę bibliografiją ir gilintis į konkretų aspektą, nes tikrai medžiagos tikrai yra labai daug. Dar neįdėjau, čia buvo dar vienas neseniai išėjęs vertimas, būtent Asklepijaus. Irgi Algis
dar spėjo pacituoti irgi tas yra. Ir žinoma, ištokos Hermio Trismegisto pačios figūros ir, sakykime, pačios tos doktrinos, jeigu mes jeigu ją taip kabutėse galbūt įrašytume, gal be kabučių, nežinau, tai žinoma, egiptietiškasis klodas labai svarbus, tai čia įdėjau tai, kas yra iliustruoja būtent tą sritį. Bet sakau, literatūros labai daug, bet labai svarbu atskirti. Geriau rinktis knygas, kurios turi mokslinį aparatą, kur yra daugiau specializuotos galbūt ir iš jų susidėlioti tam tikrą blogą kaip atspirties tašką, negu ieškoti tokių knygų, kurios ima aiškinti viską ir pradeda kalbėti apie idėjų rinkinį, bet nepagrindžia tų idėjų kažkokiais konkrečiais šaltiniais. Čia yra nemažas pavojus būtent susidurti su tokiais moderniais tekstais. Dabar jeigu aš bandyčiau kažkaip tą planą išsiskleisti, apie ką aš norėčiau pašnekėti, tai visų pirma apibrėžti, ką mes laikome to hermetiniu rinkiniu. Ypač tai labai svarbu kontekste, nes literatūra, hermetinė literatūra yra labai įvairi ir jinai yra, jų santykiai tų dalių gan sudėtingi. Paskui labai ilgai galvojau, kaip glaustai kalbėti apie istoriją, nes pats hermetizmas kaip reiškinys, jis turi labai svarbią istoriją. Ir čia konkrečiai labai susijęs su to, ką Adas kalbėjo apie ezoterizmo tradiciją. Tai, sakykime, aš sakyčiau, tas hermetinių tekstų fenomenas ir toks fenomenas per excellence ezoterizmo. Ir jisai, man susidarė toks vaizdinys, reiškia, kada jisai pakliūna į dėmesio centrą, susidomėjimas padidėja, daug skirtingų konfesijų, skirtingų filosofinių tradicijų atstovų atpažįsta hermetizme savo naudingas ir įdomias idėjas, paskui kažkas jas sukritikuoja ir tada jis vėl nueina į šešėlį, tada išlieka kažkokiose tai slaptose bendromis, paskui jis vėl išnyra. Tai, man atrodo, galima tokią sinusoidą nupiešti. Čia būtų tokie, pradžioje anonsuosiu, bet jeigu nespėsiu giliau paaiškinti, čia tiesiog atliktų, gal jums bus įdomu, kad nors pasigilinti. Tokie atraminiai, 3 istoriniai hermeneutiniai taškai, aš manau, labai svarbus. Yra situacijos, kada istoriškai reikėjo peraiškinti savo kultūros paveldą, jį iš naujo suaktualinant ir sukuriant kažkokį tai naują prasmių lauką. Tai jau minėjau, Aleksandrija buvo toks židinys, būtent mūsų epochų sandoros laikotarpis, plus pirmieji amžiai. Paskui yra, labai svarbus būtent hermetizmui, tai yra, Bizantijos imperijos ir Sasanidų imperijos paribio tokia, teritorija, kur buvo Harano miestas, ir ten buvo universitetas 7-8 amžiuje, kur vėlgi vietinės bendruomenės žmonės turėjo kažkaip tai identifikuoti save naujai atėjusiai islamo kultūros bangai. Ir jie pasakė, taip, tai mes čia esam tokie, kurios, čia įprasmena tas, Biblija ir Korane pranašas Idris, ir tai hermetiniai traktatai, tai yra jo sukurti. Tai Idris buvo tapatintas su Jeremiu. Irgi lūžio taškas. Jis labai svarbus, nes Algio prielaida ta, kad būtent iš ten rankraštis paskui pakliuvo į, man atrodo, nežinau, Makedonijos vienuolyną, bet paskui jau Renesanso laikais jau 3 taškas Florencija, 15 amžiaus Fičinas gauna šitą rankraščių rinkinį ir jį tada verčia į lotynų kalbą. Čia naujas virsmas. Tai šitam istorijos laikotarpiu, iki čia jau neeinant toliau, bet, sakykime, iki Renesanso, šitie 3 atraminiai taškai yra tokie esminiai posūkio taškai, kuomet suaktualinama ir iš naujo apmąstoma ta hermetizmo tradicija, atrandant save kaip veidrodį, tam tikrą prasme. Tai čia ta istorijos bruožai. Paskui labai svarbi dalis, kuria bus proga galbūt jums, jeigu dalyvausiu toliau išgirsti, kalbant apie Egiptą atskirai, tai aš labai nesismulkinsiu, nes ir neišmanau labai gerai, bet nepaprastai svarbus yra egiptietiškas klodas ir graikiškas, tai reiškia Totas ir Hermis. Jie identifikuojami, dar Herodotas šitą identifikaciją patvirtina, bet, žodžiu, tradicija turėjo labai didelę reikšmę ir jų atskirti nelabai išeina. Atskiras blokas būtų arabiško hermė, bet čia, sakykime, vėlgi, iš anksto anonsuojant, kad arabiškoji dalis tradiciškai daugiau siejama ne su filosofinė hermetika, bet su astrologinė ir alcheminė. Taip sakant, daug yra tekstų arabiškų, kurie yra būtent skirti šitoms sritims. Yra diskusija, sako, kad jie yra versti iš graikų kalbos, bet kai kurie ginčiasi, kad kai kurie yra sukurti arabų kalba, galbūt iš kitų kalbų versti. Čia toks
tos baltos dėmės, kurios priklauso nuo mokslininkų, reiškia, įdėlio. Čia bus galbūt kada nors aiškiau, bet tas laukas labai svarbus. Bet man labiau rūpėjo būtent, kaip vyko tas, reiškia, rankraščio kelias ir būtent pačios Hermio figūros interpretavimas arabiškam kontekste. Nes atrodo, kad būtent europiečiai, konkrečiai galbūt Ficinas pats ne, bet kiti, jie žinojo arabiškąją interpretaciją, kas tas Hermis yra. Ir ten yra teorija 3 Hermių. Žodžiu, tam tikra įpėdinystė toje vietoje matosi, kad tas arabiškas klodas irgi įtakojo tą europietišką supratimą. Tas labai svarbu. Toliau trumpai apie patį turinį šito rinkinio ir tada, kas būtų įdomiausia, galbūt tai paskaityti patį tekstą šiek tiek, ne paskaityti paeiliui, bet tiesiog pažiūrėti, kas jame yra. Nes jeigu, pavyzdžiui, nežinau, gal jūs matyti esate visi skirtingi, kurie labai gerai žino traktatus, kiti galbūt domitės kaip naujų dalykų, tai ko gero būtų verta pirmąjį traktatą perskaityti atidžiai. Jame yra daug temų, kurios paskui gvildenasi kitur, kartojasi, ne visos, aišku, bet jisai labai gera iliustracija. Ir pabaigoje porą pastabų apie prasmę to gilinimuose, kaip man atrodo. Tai, žodžiu, gerai, tai jeigu taip dabar bandom pagal tą planą judėti, tai reiškia, iš karto reikia pasakyti taip, kad tekstai yra įvairūs ir savokos jos apibūdinančios yra įvairūs. Reiškia, su Hermio Trismegisto figūra siejami tekstai yra, pati savoka yra labai plati. Ir mokslininkai, bet čia jau yra naujų laikų interpretacijos klausimas. Jie atskiria taip vadinamą tą filosofinę teorinę hermetiką, kur galima išvelgti tokį daugiau filosofinį, įvairių tokių filosofinių, teologinių temų gvildenimą, kaip pavyzdžiui, kas yra Dievas, kaip jisai kuria pasaulį, kokiu būdu atsiranda gamta. Labai svarbus dėmuo yra žmogaus genezė, kaip žmogus sukuriamas ir kaip tas žmogus tame kosmose sukurtam funkcionuoja, ką jam reikia daryti, kokia jo yra eschatologinė programa, kaip jam reikia, sakykime, pelnyti, pasiekti nemirtingumą, nes jis yra dvigubas, yra, aiškiai, kūnas mirtingas, siela nemirtinga. Visi šitie dalykai sudaro tam tikrą tokį konceptualų teorinį doktrinos brandolį. Tai kai mes kalbam apie corpus hermeticum, tą siauresnę prasme, tai šitie traktatai, kurie jį sudaro, pradedant nuo vertimo, kurį padarė Ficinas, iš karto jaučiat, kaip čia tų kintamųjų, reikia visą tą turėti galvoje, kitaip neišeis. Čia mes kalbam apie tą, reiškia, filosofinę, teorinę hermetiką. Jinai yra pagal savo raštų kiekį sudaro procentiškai nedidelę dalį, kiek mes matom tų traktatų. Šitus tekstus, kuris griežtai įeina į corpus hermeticum bloką, ten yra numeracija vidinė yra 18 traktatų, realiai yra 16, nes viena nėra, kitas aiškiai iš kitur paimtas, o Ficinas vertė 14. Tai tikiuosi nesusipainės, bet iš esmės, reiškia, yra daug tų traktatų, jie visi yra nelabai didelio ilgio, po porą puslapių vertime šito uždėmė, bet čia yra tas, reiškia, doktrinis brandolys tam tikras, kai mes kalbam apie corpus hermeticum, bet čia yra, kaip sakau, mažesnė dalis, jeigu žiūrėtume į kiekį. Jeigu žiūrėtume į kiekį bendrai viso su Hermio vardu siejamos literatūros, tai didesnę dalį užima techniniai traktatai, tai yra skirti būtent astrologijai, alchemijai, magijai ir taip toliau. Tai yra tarsi, bent jau kiek aš susidūriau, mokslinis žvilgsnis dominuoja toks, kad jie yra analizuojami atskirai, bet realiai tai yra to paties fenomeno reiškinys. Ir čia daug programa būsimiems mokslininkams, kaip rasti prieigą, kuri galėtų kažkaip suderinti žvilgsnį ir į tos du, ir į šitus dėmenis šito reiškinio. Tai aš nekalbėsiu apie alcheminius, astrologinius, maginius tekstus, tai, žodžiu, jeigu to tikėjotės, tai atsiprašau, bet vis tiek, kadangi corpus hermeticum daugiau yra susijęs su ta, reiškia, teorinė dalim, o tai mano daugiau arčiau mano specializacija, man jie yra aiškesni. Bet aš matau, jau skaitydamas tos teorinius tekstus, kai eina kalba apie kosmogoniją, apie Platono Timąją interpretavimą, kur Demiurgas kūrė pasaulį ir atsiranda logosas, pažadina elementus, iškart supranti, alchemija taip ir veikia. Reiškia, iš čia yra tas, reiškia, pagrindas pačiam alcheminiam procesui, pačiai alcheminiai praktikai galbūt. Neina jau diskusijas apie tai, kaip konkrečiai virsmą ten organizuoti ir toliau.
Ir dar kitas momentas, netgi pačiam šitam teoriniam traktate, jeigu skaitom apie tą mitą, kaip kūriamas pasaulis, dominuoja tokios labai dinamiškos sąvokos. Tai yra, tu matai, tai nėra tokia daugiau, kaip sakykime, jeigu skaitytum kokį Aristotelį ar Plotiną, tai yra daugiau tokia analizė, reiškia, kas yra substancija, kas ten energija, kaip ten kas, reiškia, tokia analitinis pradas. Hermesis kalba daugiau tokiais vaizdiniais, kurie turi tokį dinaminį užtaisą, jis turi netgi apibūdina, kaip jeigu, pavyzdžiui, ten pačioj pradžiai Poimandro kalbam apie šviesą, šviesoje atsiranda tamsa ir iš jos, reiškia, pasklinda kažkoks čaižus garsas ir ten, reiškia, atsiranda kažkokia drėgmė substancija, kuri rūksta ir taip toliau. Visą tai pilna tokio dramatizmo, reiškia, yra tokia daugiau toks, nu, mito poetinis daugiau toks kalbėjimas ir taip toliau. Tai aš kaip ir, jau čia vėlgi prielaida mano, aš taip jaučiu, kur ta chemija gali prasidėti, bet sakau, kaip tos du korpusus susijęti aiškiai, tai čia yra būsimų mokslininkų darbas, nes čia daug dar turi būti nuveikta. Tai žodžiu, išsiaiškinom, kad korpus hermetikų, ką mes šiandien kalbėsim, tai yra siaura dalis to, bendras kontekstas platesnis. Reiškia, ir iš esmės, jeigu grįžtume prie to, jeigu apie doktrinų tą brandalį kalbėti, yra šitie 16 traktatų, kurie tiesiog įeina, ką Algis išvertė ir ką Ficinas vertė irgi. Ir plus Asklepijos, tai yra anksčiau žinotas traktatas, kuris išliko lotynų kalba ir kuris buvo priskirtas Apulėjui. Tai yra irgi filosofas, klaidingai priskirtas, bet žodžiu, kas yra įdomu, nagi čia dabar jau užbėgant šitam istoriniam tam žvilgsniui, bet vis tiek pasakysiu, nes tai susiję. Šitas būtent šito Asklepijaus vertimą į koptų kalbą rado Hamadija bibliotekoje kartu su gnostiniais tekstais. Ir labai įdomus faktas dėl to, kad iki tol, kol buvo šitas ratimas 1945 metais padarytas, atkasęs per biblioteką, hermetizmas nuėjo į šešėlį po to, kai buvo filologiškai parodyta, jog kalba, graikų kalba, kuri parašyta, negali būti labai sena, kad tai yra maždaug 2-3 amžiaus, reiškia, graikų kalba. Tai po to pasakė, aišku, reiškia, čia nėra seni tekstai, tai nėra taip jau yra labai įdomu. Bet paskui atrado tos, reiškia, tą vertimą ir tai parodo, kad tie tekstai, jie funkcionavo seniau. Tai yra amžių, mūsų epochų sandoros metu, jie jau buvo apyvartoje. Ir iš to daroma prielaida, kad gero Aleksandrijoje buvo iš tikrųjų slaptos bendruomenės, kurie skaitė tos tekstus. Tai kas tas rinkinys yra, pabaigoje ten turiu tą visą sąrašą, jis yra galbūt kažkuria prasme atsitiktinis, bet irgi neaišku kuria. Nes toks, koks jis mus pasiekė, irgi daroma prielaida tokia, kad jis pasiekė mus praėjęs Bizantijos šitų, reiškia, teologų filosofo, tarp Michaelis Pselas buvo toksai, nes jisai tarsi prisidėjęs yra prie rinkinio sudarimo, bet aš nelabai žinau, kuo grindžiama ta prielaida, bet jeigu jis tą darė, tai irgi daroma dar prielaida, kad galbūt yra ir tam tikra cenzūra tuo metu yra padaryta. Bet tai reiškia, kad patys traktatai buvo būdingi, bet nebūtinai tokios konfiguracijos rinkinys cirkuliavo. Galėjo būti, tai nėra vientisas veikalas su skirtingom dalim, tai yra rinkinys iš tos, reiškia, iš tos tradicijos ir tų traktatų galėjo būti žymiai daugiau ir žymiai įvairesnių. Tai matyt, tą reikia turėti galvoj. Nesitikėti, kad jie kažkaip tai vienas kitą papildo. Nes ten yra labai svarbi gija tarp pačių tų dialogų, nes matome, kad mokytojo ir mokinio rolės keičiasi šiek tiek. Reiškia, pačiam pirmam traktate mokytojas yra intelektas, nus, Poimandras, kaip dieviškas pradas kažkoks. Mokinys yra Hermis, paskui Hermis tampa mokytoju ir tada instruktuoja Asklepiją, Tatą ir kitus. Yra kaita tam tikra, tokia, buvęs mokinys tampa mokytoju, ta prasme. Tai yra tokia grandinė tam tikra prasme. Tai va šitas ryšys matosi. Taip, dar papildomai galim pasakyti, kad yra įvairių fragmentų įvairių autorių tekstuose. Visų aš jų nesurinkau, bet svarbiausia galbūt būtų šita Bizantijos rašytojo Stubiečio. Jisai savo sūnui sudarė antologiją senų tekstų, kur būtų galima edukuoti žmogų ir ten įtraukė
hermetinių traktatų ištraukas, iš visos priskaičiuoti 27. Tai čia yra 6 amžius. Jo, paminėjau, kad yra Asklepijaus atrastas kartu su gnostiniais tekstais, plus dar vienas nematytas, nežinomas traktatas apie Audadą ir Eneadą, tai čia yra, vėlgi atitinka tai pačiai doktrinai, bendrais bruožais, kurią aptinkame ir Corpus Hermeticum traktatuose, kalbama apie tankiškų sferų sluoksnius tam tikrus, kaip mes turim, reiškia, tą Žemę turim, paskui šitas 7 planetų sferas ir paskui yra žvaigždžių sfera ir tada žmogus, kuris, ten, jeigu prieisim, jeigu ne, tai patys paskaitysit, reiškia, kada žmogus sukūriamas, jis turi nusileisti pro tas sferas žemyn, tai jis įgauna kiekvienos sferos tam tikras dovanas, reiškia, jis įgauna, negali, kaip sakant, taip, iš balo sausas neišlipsi, reiškia, vis tiek praeini pro tą sferą, tai kažko tai užsikrėti, gauna kažkokių tai kvalifikacijų. Bet kada žmogus kyla, ir paskui irgi skaitom irgi po mirties, tai jis turi tada viršų ir tada jis turi išsilaisvinti nuo kiekvienos sferų įtakų. Reiškia, jis turi praeiti visą šitą, kol visas tas, reiškia, 8 sferas, kai paskui viršų jau tenais laukia Dievas. Tai traktatas apie tai, nors apie tai kalbama ir Corpus Hermeticum. Toliau, reiškia, čia yra iliustracija iš alcheminių traktatų, apie kuriuos nekalbėsiu. Tai va, tokių rankų labai daug gali rasti internete. Čia kiekvienas pirštas susijęs su tam tikra cheminė medžiaga. Bet kaip sakiau, kadangi alchemijos neišmanau, tai nekomentuosiu. Turime alchemijos specialistą, galėtų galbūt papildyti. Taip, ką čia parašiau, viską pasakiau. Pabrėšiu tik tai, kad ko gero taip, reiškia, filosofinio praktinio hermetizmo supriešinimas atrodo, kad yra dirbtinis, dėl to reikia judėti link geresnės integracijos. Dabar tie istoriniai liudijimai, kuriuos mes turime kažkaip susirinkti, nes vėlgi čia yra vienos svarstyklių pusėje padedam legendą Hermę. Hermės Trismegistas, Triskartidis Hermis yra tokio masto legenda, kad iš karto užtemdo bet kokią istorinę medžiagą. Tai mes turim pripažinti, kad čia yra tas atvejis, kad ar buvo žmogus, ar nebuvo žmogus, bet vis tiek jo legenda yra žymiai svarbesnė. Jisai šiuo atveju pasimato kaip autorius traktatų. Daugiausiai, jeigu mes susidursime istorijom diskusijoje, tai yra autorius visų šitų, reiškia, traktatų yra mokytojas, sakykime taip. Dabar kokie yra istoriniai liudijimai, mes turim šalia pasidėti ir istorinį. Kaip minėjau, 5 amžiuje prieš mūsų erą, prieš Kristų Herodotas susieja tautą su graikų Hermiu. Atkreipkite dėmesį, čia kalbama apie dievus. Tarp dievo tauto, dievo Hermio, jų, reiškia, to suliejimo ir tekstų autoriaus yra gan didelė praraja. Nėra taip, kad dievas sėdo ir surašė kažką. Tautas tą darė, iš tikrųjų, čia svarbi detalė. Bet neatsitiktinai vėlesniems interpretatoriams reikėjo paaiškinti ir užpildyti tą spragą tarp dievo, Hermio, tauto ir va šitų konkrečiai tekstų autoriaus, kuriuos paveldėjom. Tai buvo tada įvesti ten tie keli Hermiai. Bet Herodotas susiejo dievus. Taip. Toliau yra tokia, vėlgi būdinga praktika ir mūsų eros pradžioje ir šiek tiek vėliau. Geriausias pavyzdys iš mano lauko tai yra to, reiškia, tai vadinamo pseudo Dionizijos teksto, kada kažkoks žmogus parašė tekstą, bet norėdamas suteikti jam svorio, jį priskyrė žmogų, kuris gyveno seniai, reiškia, kuris kaip tik dalyvavo Evangelijose aprašytam įvykyje. Tokiu būdu jisai pasakė, kad tai, kas tame tekste nėra įtakota vėlesnių autorių, bet priešingai tie autoriai rėmėsi tais tekstais. Tai va tokia analogiška klastotė, bet klastotė ne mūsų dar prasme, kada mes kažką tai bandom, reiškia, pragmatiškai laimėti, bet tokia daugiau, reiškia, priskirimas tam tikrų idėjų, tekstų senesniam autoritetui yra labai būdingas būtent šitą hermetizmo istoriją. Ir pirmas atvejis yra, kuomet mes matom, kad, reiškia, tam Hermopolio, čia irgi yra miestas, kuris skirtas Hermiui ir prieš tai tautui, jo šventikui Petos Sirisui priskirtas laiškas buvo, kuriame jisai, reiškia,
kalba apie Hermį kaip visų slaptų išminčių prieinamų patyrus religinę ekstazę mokytojas. Tai, kaip sakant, daroma tokia klastotė, kuomet pasakom, kad jau senovėje, reiškia tas, reiškia šventikas dar šito 4 amžiaus prieš Kristų laikotarpiu kalbėjo, rašė savo laiške, tam reiškia karaliui, jisai mini Hermį. Bet realiai atrodo, kad tas tekstas surašytas ir ta atribucija padaryta būtent antram amžiui prieš Kristų, ne vėliau. Bet tokia atribucija yra. Toliau yra pats tas epitetas didis. Jis yra, visų pirma, jis buvo skirtas Totui. Esnos šventykloje tą galima įskaityti. Ir vėlgi, kadangi helenizuotam Egipte labai aukštų lygių praktiškai visuotinai Totas yra tapatintas su Hermiu, miestas irgi pervadintas į Hermopolį, tai akivaizdu, kad labai nesunkiai šitame epitete atsirado poreikis, reiškia, irgi vietoj Toto mes matome, reiškia, Hermį, trismegistą. Tai šita atribucija būtent Hermiui to, bet pati ta frazė yra štai žymiai seniau, aišku, suprantama. Bet Hermiui atribucija padaryta irgi 2 amžiui prieš Kristų. Toliau mes turime, reiškia, Plutarcho tekstuose, tai yra 1 mūsų eros amžius, tada Tertulijonas, šį krikščionių autoris, antras, šitas 3 amžius. Jamlichas ir Porfirijas tarpusavėje turėjo nemažai diskusijų apie, ten yra susirašinėjimas jų dėl dievų garbinimo ir tada ten buvo, ypač Jamlichas ten darė daug tokių aliuzijų į Egipto religiją ir tenais panašu, kad Jamlichas irgi kalba apie šitą Hermį trismegistą. Ir atrodo, kad jie ir vienas ir kitas buvo susipažinę su hermetiniais raštais. Tai čia jau yra 3-4 amžius. Plotinas nedaro jokių nuorodų, bet tai nenuostabu, jis iš viso tenkdavo įvardinti kažkokius oponentus. Ir vienintelis aiškesnis kritikos taškas iš šio pusės yra gnostikai, kuriam paskirti keli traktatai, bent jau vienas Porfirijus jį suskaidė. Bet kaip dažnai būna su Plotinu, dažnai kyla klausimas, pavyzdžiui, ar tam tikri tokie labiau ezoteriniai šaltiniai, kaip yra kitas, tuo metu irgi buvęs populiarus chaldėjų orakulai vadinami, siejami su rytų filosofijos tradicija Zoroastro. Yra tam tikras sąlyčio taškai, Plotinas tarsi būtų žinojęs apie juos, bet niekada atvirai necituoja. Man skaitant šitos traktatus ne vieną kartą kilo mintis, kad galbūt Plotinas žinojo šitą tekstą, galbūt yra ypač šviesos mistika, eroso tam tikrai elementai, pavyzdžiui, kas yra būdinga, bet žinoma, tuo metu tai yra ne vienoj mokykloje žinomos temos ir sunku pasakyti, kad būtent iš ten pasiėmė. Bet Plotinas, Porfirijaus mokytojas, jisai necituoja, nėra nuorodų, tai Porfirijus pats nemini biografijai, bet diskusijos su Jamlichu paaiškėja, kad jie žino šitus tekstus. Ir toliau, ką mes dar turim, čia Galenas paminėtas, kuris daugiau, reiškia, medicininės botanikos tyrimo tikslais pacituoja jo vardą. Tada vėliau mes turim Amėną Marceliną, kuris irgi čia įdomu susijęs su to, reiškia, idėja, kad kaip ir Plotinas, Hermis trismegistas turėjo ypatingą šitą daimoną, kuris yra asmeninis daimonas, tas angelas sargas mūsų kontekste, reiškia tas, kuris kiekvieną žmogų globoja. Tai vat, jis kalba apie tai, kad Hermis irgi tą turėjo kaip ir Plotinas. Tai Laktancijus toliau, 3-4 amžius ir Augustinas. Augustino reakcija į Hermį trismegistą yra tokia dvejopa. Viena vertus jis pripažįsta, kad jisai buvo įtakingas ir netgi išvelgia į ten, reiškia, kaip asmenį, kuris siekia Mozės laikų senovę ir panašiai. Bet kita vertus, panašu, kad jam nebuvo priimtina tai, jog Hermis, aišku, jisai
palankiai kalba apie Egipto dievus ir panašiai susijęs su ta religinė tikrovė. Tai čia daroma tokia prielaida, kad Augustino kritika, kuris išsakė ten Civitate Dei traktate, tarsi atšaldė tokį viešą adoraciją Hermio Trismegisto atveju. Tai nuo to laiko šitas požiūris pasikeitė ir sustiprėjo tas toks šešėlis. Tada vėlgi čia jau tuo momentu, kada jau baigėsi antikinės neoplatonizmo studijos, Atėnus uždarė ir filosofai turėjo iškeliauti, tai toks simbolinis taškas, kuomet prasideda labai intensyvi intelektualinė veikla būtent šitam, reiškia, rytuose, Sasanidų imperijoje, ir tenai, kaip ir paminėjau, ten panašu, kad didelė dalis traktatų, kurie cirkuliavo, buvo išversti. Ir didesnė dalis, praktiškai iš tų, kur, kaip autoritetai sako, visi, kuriuos mes žinom, jie yra susiję būtent su astrologija ir šitą alchemiją. Bet kaip sakiau, tas ratas šiek tiek užsidaro, nes grįžta tie tekstai iš ten per Bizantiją į Florenciją. Ir čia atsiranda tokia nauja istorinė jau, naujas istorinis etapas būtent hermetizmo tradicijoje. Kaip žinot, Marsilis Ficinas jis vertė daugumą tų graikiškų šaltinių, filosofinių šaltinių, kurie buvo neprieinami iki Bizantijos žlugimo, kurie buvo tik tais netiesiogiai apyvartoje vakarų kultūroje. Tuo metu ir kitas Jurgis Gemistas, Platonas, kiti, jie atvežė rankraščius iš Konstantinopolio, iš kitur žodžių, ir tuo metu atsirado prieiga tiesioginė ir buvo daromas didelis vertimo darbas. Jis išvertė visą Platoną, visą Plotiną, Proklo traktatus ir komentavo jos, žodžiu, nepaprastai produktyvus vertėjas į lotynų kalbą, turėjęs milžinišką įtaką. Tai čia tokia legenda, bet matyti istorinis faktas, kad kuomet jam atvežė tą Hermio Trismegisto traktatą, tai tada paprašė, kad jisai sustabdytų visus kitus vertimus ir pultų versti šitą. Tai jisai tą padarė, išvertė gan greitai, bet išleistas tekstas buvo žymiai vėliau. Ir čia kyla tokių klausimų, kodėl taip yra. Nes vis tiek, faktiškai, jeigu žiūrėti iš filosofinės pusės, hermetiniai traktatai Ficino labai stipriai neįtakojo, jeigu taip žiūrėti į tą tokią jo konceptualinę filosofinę brandą, nes jisai pats irgi yra parašęs filosofinių veikalų, kur rėmėsi platonizmu, neoplatonikais. Galbūt jam nepasirodė filosofiškai labai įdomus tie tekstai, tokia prielaida. Juolab, kad tas vertimas, kuris buvo publikuotas iš jo, jis nebuvo labai kokybiškas, galbūt tie rankraščiai nebuvo labai kokybiški, vėliau reikėjo kitų žmonių darbo, kad būtų pasiektas tas toks kokybiškas lotyniškas variantas pačių hermetinių traktatų. Taip pat šitas Ludovikas Lacarelli, jisai pirmas tikras hermetikas, tarsi taip vadinamas, jis yra poetas, rašytojas, bet jis yra ten tokią frazę pasakęs, aš esu krikščionis, bet nesigėdiju vadintis taip pat ir hermetiku. Jau jisai, skirtingai negu Ficinas, jisai suprato, kad šita doktrina, šitos idėjos gali tapti tam tikros tokios gyvenimo filosofijos branduoliu, ir apie tai irgi dėstė, parašęs savo hermetinį traktatą. Jis vadinasi Krater Hermetis, reiškia tas krateris, kuriame Platono minimas, kur vyksta kosmogoniniai procesai, jis taip pat figūruoja ir hermetiniam traktate, kur kuriamos sielos. Jis išplėtojo šitą idėją ir yra tas, kuris jau įtraukė idėjas iš paties to traktato į savo filosofinę kalbą. Ir vėliau vėlgi kiti žmonės taip pat turėjo labai didelį įtaką, tai šitas Giovanni della Mirandola, kuris irgi labai domėjosi skirtingom tradicijom. Čia pirmą progą tokio aiškesnio sąlyčio taško su žydų tradicija, kabalos, jam irgi tai buvo įdomu. Bet ryškiausias galbūt tokios sintezės jau, ir čia jau matosi iš skirtingų šaltinių sutekėjusi šitą visą dvasinę tradiciją, ko gero vainikuojasi šitam traktate, kurį publikavo Henrikas Kornelijus Agripa apie okultinės filosofijos
filosofija, 3 knygos, 16 amžiuje išleista. Tai čia mes turim visas tas tradicijas tarsi susintezuotas. Aš mačiau, man atrodo, yra paskaita apie šitą veiklą, tai tikrai labai įdomu, nes čia yra tam tikras epicentras. Vėliau, kaip tik po to jau atsirado ta filologinė kritika, nes tada jau, reiškia, reformacija, atidus žvilgsnis į tekstą, atsiranda, reiškia, mažiau erdvės kažkokiam tokiam labiau abstrakčiom spekulacijom, interpretacijom ir panašiai. Ir tada jau, šiuo metu turiu šitą, šitas Isakas Klausobonas 17 amžiuje paskleidė tas abejonės, kad šitie tekstai negali būti tokie sinoniški, nes Fičinas ir kiti, jie vėlgi atliko tą pačią refleksiją kaip arabai, kad reiškia, šitie tekstai, su kuriais mes dirbame, turi būti labai seniai, jie turi atspindėti kažkokį tai egiptiečių išmintį, tiesiog įsieti su pačiu tautu ir jo tradicija. Dėl to jie žiūrėjo kaip labai senus ir autentiškus. Ir tai buvo labai svarbu, renesanso šūkis. Link šaltinių, fontės, tai kuo seniau, to arčiau to, reiškia, to epicentro, to sprogimo, viso kito. Tai tas buvo jiems labai svarbu. Šita pastaba tą entuziazmą atšaldė, bet vis tiek tradicija išliko gyva tose organizacijose, apie kurias irgi šiek tiek bus kalbama kitose paskaitose. Tai aš čia nesiplėsiu, nes jau labiau, kad jau nežinau. Tai dabar čia minėjau, kad reiškia, labai svarbus buvo tų tekstų Egipte atradimas, nes suspendavo tą skepsį. Nesvarbu, kad filologiškai vėlesni tekstai, bet atspindi senesnę tradiciją. Ir po to jau šitas skepsio įveika, jinai atsispindi jau ir tokių mokslininkų kaip mūsų Algis žvilgsnį, ir jinai vis įsigalėja. Kad prasme, kad net jeigu filologiniai, istoriniai duomenys rodo, jog tekstai vėlesni, pats būdas, kuriais tos senos idėjos, tos seni vaizdiniai, teologiniai, mitologiniai, funkcionavo, cirkuliavo tame helenizuotame Egipte. Nebūtinai turi būti susijęs su reiškia, tų pačių tekstų filologinė analizė. Bet čia toks įdomus irgi, turėjau vieną skaidrę, bet išėmiau, bet trumpam pasakysiu. Koks įdomus virsmas pačioje Aleksandrijoje, tad atkreipkim dėmesį. Jeigu kalbėtume, čia manau bus jau vėliau taip, kaip tik proga apie Totą pakalbėti. Iškia, viena iš funkcijų Toto yra įkūnyti, išreikšti dievišką artikuliaciją. Nu, jeigu taip sakykime, mes teoriškai kalbam mūsų terminais. Iškia, ir Dievas, kuris yra imanentiškas, jisai savyje, bet kada jisai pradeda skleistis, jisai skleidžiasi ne bet kaip, jisai skleidžiasi, iškia, širdis jo, tai yra tas vidinis turinys, bet tas turinys jisai skleidžiasi per kalbą. Reiškia, kada to Dievo lūpos ištaria žodį, tai tas žodis tampa daiktų, tampa to pačiu kūnu. Totas šitą idėją reprezentuoja. Ne iš anksto, nes aišku, čia religijų istorikas tikrai pasakytų, kad yra labai sudėtinga paties Toto raida. Ir čia aš šiek tiek bandžiau apie tai dėlioti, kad tai yra, reiškia, Mėnulio dievas, kad tai yra iš pradžių piramidžių tekstuose jisai sietinas daugiau su laidoma apeigomis, jis neturi tam tikro teologinio turinio, jis atsiranda vėliau, bet yra tam tikra gija nuosekli, reiškia, visada Totas buvo labai svarbus. Ir paskui jau, kada atsiranda tos jau, sakykime, ten jau tos teologinės interpretacijos, mes matom, kad Totas susijęs su būtent tokia, aš pasakyčiau, realistinė artikuliacija. Tai yra kalba, kuri Dievas tardama žodį sukuria tą tikrovę, po kurią jis kalba. Mūsų Biblijoje tas irgi yra, tik tas irgi neišryškinta, bet ten irgi yra tas pats realizmas. Ir čia mes, jeigu kalbame apie kalbos koncepciją filosofinę, tai yra labai svarbus, reiškia, labai gilus esminis realizmo momentas. Reiškia, ta fizinė išraiška, tas ištarimas, tas pats žodis, jisai ne tai, kad simboliškai reprezentuoja, kaip ženklas gali būti sutartinis, nurodo vieną kitą, reiškia, dalyką mes sustarsim. Ne. Jis turi tiesioginį ryšį, ontologinį ryšį su to daiktu. Tas daiktas egzistuoja dėl to, kad jis buvo ištartas. Ir tokiu būdu vaidmuo Toto, jisai pasirodo visiškai tada kitoks. Jis nėra tas, kuris užrašo kažkokias mintis, kaip Platonas ten kritikuoja, sako, nu va, egiptiečiai čia sugalvoja, užrašys viską, tai tada mūsų atmintis susilpnės. Šito Toto tradiciniam vaizdiniai viskas yra atvirkščiai aukštyn kojom. Tas rašmuo, tas reiškia ištartas, artikuliuotas žodis, jis yra pirminis. Į jį remiasi tas reiškia daikto realumas. Tai tokia tradicija, kaip sakau, reiškia, į ją remiasi taip pat ir vėlesnės, čia yra, reiškia, judėjų
žydų ta religinė tradicija labai giliai su to susijusi ir galų galia paskui yra kabalos mokslas irgi su to susijęs. Bet kada mes turime Aleksandriją, mes turime visą šitą situaciją jau apsivertusią, nes kaip atsirado graikiška Biblija, tai kaip tik reikėjo nutolti nuo tų, tikrų, rašmenų, žydiškų, hebrajiškų rašmenų, reikėjo ją išversti į graikų kalbą. Tai susirinko 70 vertėjų, jie išvertė ją ir pažiūrėjo, žodin atitiko visų vertimų. Tai buvo nauja legitimacija, postumis nuo realistinės kalbos sampratos link tokios, sakykime, daugiau interpretacijai palankesnės, tokios nominalistinės daugiau, nes mes jau imam kitą kalbą, bet išreiškiam tas pačias idėjas. Tai Aleksandrijos metu, tuo metu, jau organizuota Egipte, mes matome situacijos labai ryškų pokytį. Ir dėl to tie hermetiniai traktatai gali interpretuoti senus tekstus, nes tada matom, kad ta praktika jau yra. Kad nebūtinai, kad jie turi tiesiog, užsiimti tą pačią, tokią realistinę magiją, kuomet tas pats ženklas tiesiogiai daro tokį poveikį. Visą tai yra magijoje, alchemijoje, bet šitame teoriniam lygmenį jau yra instrumentarijos, kuris leidžia šitą tokią simbolinę interpretaciją. Tai aš apie to galbūt nešnekėsiu, nes bus atskira kalba daugiau, bet jo funkcijos yra ypatingos to, kad tai, sakau, gyja nenutrūkstama jo raidos, jis yra nepaprastai svarbus. Jis yra svarbus ir tame, kosmogoniniam pasaulio tvarkos atsiradimo momentu, nes jis įkūnija tą, balansą tam tikrą pasaulio tvarką. Mat, tai yra jo pati, tai yra tvarkos deivė. Jie yra dviese aplinkui, tą Ra, kuris plaukia. To pat čia kaip tik yra ta iliustracija, čia totas ir čia atkitoje pusėje. Jie palaiko pasaulio tvarką. Plus labai svarbus vaidmuo eschatologijoje, tai žmogus, kada jis miršta, jis yra pakliūna į teismą, jis yra tas, kuris fiksuoja jo teismo išvadą, taip sakykime, yra jis tas, kuris sveria žodžius. Bet kaip ir svarbu, sveria ne sielą ar ten jo nuodėmės, bet žodžius, Dėl to tas mirusysis, jis turi mokėti tuos žodžius, teisingus žodžius. Tam reikalinga ta pati mirusių knyga. Ir jisai pats totas laikytas jos autorių, bet jau dalies tos knygos, jis sako, parašė savais pirštais. Visą tai rodo jos svarbą visose šitose pagrindinėse grandyse, kurios paskui atsispindi tiesiogiai šitam hermetiniam rinkiniui. Nors vaizdiniai jau yra kitokie, jie tokie, man totas vis tiek jis toks labai monumentalus, jis jame nėra erdvės kažkokiam, nors jis yra ir magijos, ir žaidimų, galbūt, nežinau, dievas, bet jame nėra to, kas ateina su graikų linija. O su graikų linija, tai mes turime Hermį, kuris yra, iš esmės, triksteris, dievas triksteris. Tai labai įdomu jis lyginti, iš tikrųjų. Labai įdomu, kokia turėjo būti fantazija tų žmonių, kurie sugalvojo, kaip vis dėlto šitą tokį solidų monumentalų toto vaizdinį susijęti su visu šitų ypatingai prieštaringų, tokių žaismingai prieštaringų Hermio paveikslų. Tai apie Hermį aš čia galėčiau daugiau pašnekėti, bet galbūt kadangi dauguma tų funkcijų, kurios sietinos ir buvo siejamos su jo įvaizdžiu, vis dėlto neatsispindi Hermio Trismegisto vaizdiniai, o gal atsispindi, aš čia nežinau. Čia būtų mokslininkams dar vienas klausimas, iš tikrųjų. Kiek tik triksterystės iš Hermio perėjo į Hermio Trismegistą? Klausimas. Šitoje vietoje galėtų būti diskusija, bet čia proga, jeigu jums būtų įdomu, tai siūlyčiau paskaityti vieną homerinį himną, skirtą būtent Hermiui, kuris apgauna Apoloną, pavogė jo karves ir tokiu būdu pro juoko sukelia juoką Dzeusui. Ir tada Dzeusas sako, tu šaunus, tu čia mano snelį iškėti tokį išposą, sako, tai tas tvarko, tada aš tave priimsiu į Olimpą, kitaip jis būtų nepapuolęs. Neįsivaizduojama, kad tai būtų tokia situacija su tuo pačiu Totu, čia visai ne tas yra. Totui nereikia laimėti per apgaulę vietos Olimpę kažkur ten, o Hermiui reikia. Ir kai skaitai dabar, pavyzdžiui, po mantrą pradžioje, ten irgi yra tokių, girdinai, darbo su tekstu patirtis tokia, kad nesi tikras, sako, tokios detalės, kad sako, reiškia, tu, kaip sako, aš pradės mąstyti apie būtį, reiškia, kada mano jūslės
tarsi apmirė, užgeso, prigeso, tarsi būčiau, reiškia, prisivalgęs ar labai labai pavargęs. Tai Algiui tas labai rėžė ir jisai tą pakeitė. Jisai įdėjo, reiškia, tą kvalifikaciją, kad taip, mano juslės apmirė, bet ne taip, kaip tas, bet graikiškas tekstas sako tiksliai, kad būtent taip. Tai man čia toks, sakykime, to Hermio momentas atsiranda, aš nežinau, jo, kad pabaigoje traktato jis kalba ten visiškai kitaip, kad, reiškia, taip, juslės, reiškia, apmirė ir kada iš to tokio apgirtusio pilnumo, na čia irgi labai svarbus momentas, apgirtas pilnumas, čia yra labai labai nepaprastai gili religinė tradicija, tai yra ir šitas ir graikų, ir netgi indų soma, reiškia tas nektaras, kad tu aiškino Plotinas irgi tas pats, reiškia, kaip ten tas, reiškia, erosas, jisai apgirto, nes nektaro prisigėrė ir jis ta pilnatvė, to intelekto pilnatvė, jinai prilyginama su to tokia ekstatinė pilnatvė, kada esi netgi intoksikuotas. Bet aišku, skirtingas būdas patirti intoksikaciją ten alkoholio ar kokio nors nektaro. Čia ne tas pats. Tai čia yra skirtingas. Bet gyja yra ta pati. Tai va šita linija irgi įdomu. Tai čia, sakyčiau, irgi paraštėjai klausimas. Kas nors galėtų patyrinėti, kiek tos triksterystės yra ir kur jinai yra. Kartais atrodo. Arba Pomandras sako, aš viską žinau, nes aš visada esu šalia tavęs. O paskui sako, nu tai pasakyk, ko tu nori. Tai jeigu tu žinai, ko tu klausi. Tarsi atrodo tokios dramatinės situacijos, kurios ar čia tyčia, ar čia mes nesuprantam kažko, ar tai, žodžiu, yra kažkoks Hermio dar pėdsakas. Bet savaime Hermis yra tikrai nepaprastai įdomus personažas. Ir dabar čia ta, reiškia, linija, kurią jau keletą kartų minėjau, kaip bandė iš viso, jeigu kiek man teko skaityti vertimų, pavyzdžiui, komentarų arabų filosofų, pavyzdžiui, Aristotelio traktatuose, tai visada stebina nepaprastas intelektualumas ir išradingumas. Mes kažkaip irgi yra toks dar ateinantis iš tos senos mokyklos, kad mes labai vertinam kažkaip savo tą graikišką paveldą, bet atrodo, kad ten jie, žodžiu, kažkaip neturėjo kompetencijos, tai visiškai priešingai, ten yra tiesiog žažaruojanti medžiaga. Tai lygiai taip pat ir čia, jiems iškilo klausimas, kaip ten su tuo, reiškia, kaip ten su tais traktatais. Nu tai taip, jų sąlytis su biblinė medžiaga yra tampresnis, arčiau. Jiems nereikia galvoti, kaip čia pagonis, kažkokie ten, žodžiu, ir taip toliau. Pas juos yra įvardintas, tam pačiam Korane yra vardintas Idris, Biblijoje jisai figūruoja, sako, taip, čia va tas mūsų pranašas ir tarsi tada viskas tvarkoja, tada jokių problemų. Taip sakant, hermeneutinis nuotolis yra mažesnis. Ir tada, jeigu jį sieti su bibliniu personažu šitų Enochu, pranašu, tuomet irgi labai jiems aiškiai pasimatė. Vienas pranašas sietinas su Hermio vardu, Idris Enochas, yra iki Tvano. Paskui, reiškia, tai jis nerašė traktatų, jis buvo tas, kuris, reiškia, biblinis veikėjas, kuris tą mokymą pažino dėl to, kad Enochas pagal Bibliją jis yra tas, kuris turėjo Dievo viziją, jis yra pakilęs į dievišką tikrovę ir ten jam angelai apsireiškė. Tai jisai turėjo tą matymą. Jisai perdavė kitam, reiškia, Hermiui vėliau ir tada tas kitas užrašė ir tada taip, reiškia, o tada galiausiai mes turime tokią transmisiją, reiškia, dieviškas žinojimas, pranašas, žmogus, autorius tekstų. Šita grandinė buvo labai svarbi, nes reikėjo kažkaip paaiškinti tą, reiškia, kaip čia tas Hermis, kaip čia tie tekstai atsirado. Tai aš dabar konkrečiai istorijos su pavardėm neskaitysiu, jo labiau, kad matyt, tiksliai teisingai neperskaitysiu, bet yra ta istorinė raida pačios interpretacijos Hermio legendos arabiškam pasaulyje, jinai yra raiškiai artikuliuota, jinai galima toj knygoj ten nesunkiai paskaityti. Ir galiausiai, kaip sakiau, ko gero, netgi 16 amžiuje šita arabiška versija trijų Hermių, jinai yra netiesiogiai atspindėta dar ir kai kurių autorių tekstuose, bet čia Viljamo Baldvino šitą rašytoją. Žinoma, vėliau jau, kada buvo filologinis tas, reiškia, filologinė kritika pateikta, tai jau buvo šitas tikėjimas kažkiek suspenduotas. Tai čia tiek apie pačią istoriją. Dabar, jeigu žiūrėtume į šitą patį tekstą, nežinau, kaip mes dar šiek tiek laiko turim, tai ko gero galbūt naudingiausia būtų
netgi neanalizuoti viso turinio. Čia matot pavadinimai visų tų atskirų traktatėlių. Nežinau, ar skaitosi čia vertimas šito Algio. Man atrodo, kai kur galbūt šiek tiek pataisiau, papildžiau. Bet naudingiau matyti būtų pabandyti patį tekstą pasižiūrėti. Sakykime, parafrazės, kurias aš padariau taip, kaip prancūzai daugiau daro. Jie daro tokią santrauką, bet įvardina atskirus blokus jiems duoda pavadinimą ir tada kas ten konkrečiai vyksta. Nes nepασκaitysim tiesiog per tirštas jisai, kad mums įskaityti ištisai, tai tiesiog bendram vaizdui, ko gero, naudinga būtų tiesiog mesti žvilgsnį į patį turinį. Reiškia, kaip sakiau, ta situacija tokia, jisai susimasto žmogus, reiškia tas autorius, kuris paskui surašė tą tekstą, jisai susimastė apie tai, kas yra, reiškia, talentą, reiškia, kažkokias tai būtybės. Ir tada jam apsireiškia Pormandras ir jis prisistato. Jisai prisistato kaip, reiškia, autentėja, naudojamas toks žodis autentėja, kuris reiškia daugiau politinę valdžią. Tai yra tarsi sietina su daugiau, sakykime, Romos imperijoje imperatorius turėjo autentėją. Tai reiškia autoritetas, valdžios autoritetas. Tai aš esu tas, kuris, kaip sakant, angliškai in charge. Reiškia tas, kuris, nuo kurio sprendimo viskas priklauso. Tai aš esu jo intelektas. Ir čia mokslininkai netgi tie, kurie užsiema filosofijos istoriją, pavyzdžiui, Džonas Dylanas, analizavęs, jis sako, vėlgi nėra aišku konkrečiai, kas tas Pormandras yra. Akivaizdu, kad tai nėra ta dievybė, kuri yra imanentiška savyje, reiškia, yra tai tam tikras kažkokios raiškos aspektas. Bet čia lieka kaip ir neaišku. Ir tekstas jisai nesistengia tą kažkaip tai išaiškinti, jis tiesiog sukuria tą dramatinę situaciją ir daug svarbiau mums, kai pradedėjau paskui skaityti, ne tų, reiškia, kategorijų tikslumas, bet kažkoks toks, matyti tai vaizduoti. Ir ten jis kalba, kad, reiškia, tu turėk viską, ką aš sakysiu, tu turėk savo intelekte, tas turėjimas, ehei, reiškia, būk turėk tas tokia pagava, kaip mes lietuviškai sakom, matyk tos vaizdus daugiau, supraskim. Tai čia man ta riba tarp intelektinės žiūros, ką mes turime filosofiją, teoretizuodami, ir vaizduotės, jeigu ne iki galo tokia aiškiai, man atrodo, čia vienas ir kitas yra susiję šitam įžvalgai. Tai, reiškia, jis yra intelektas, tas yra aukščiausios tikrovės. Ir jisai, ką tu nori žinoti, taip, apie esinius, apie jų prigimtį ir Dievą. Ir tada, sako, gerai, tai žiūrėk, dabar viskas bus tavo intelektas, tai tam tikras ekranas, kur viskas bus. Tada mes matome aprašymą tokios labai koncentruotos vizijos. Viskas pavirsta šviesa ir iš karto, kas kartojasi, nes tokia muzikinė logika irgi labai svarbi, motyvai, kurie kartojasi, savokos, kurios kartojasi. Viskas pavirsta šviesa ir iš karto sako, kad aš, sako, ją kaip ir pamilau, man ta šviesa tokia, reiškia, verta kažkokio tokio, irgi tokio širdies ryšio, galime taip sakyti. Viskas pavirsta šviesa ir tada atsiranda kažkokie tai tokie, reiškia, įvykiai. Kažkur kampe pasimato tamsa toje vietoje ir tada, kaip ką minėjau, reiškia, iš tos tamsos tenais pasigirdus garsui, tada, reiškia, iš šviesos į tamsą nusileidžia žodis. Tai dabar klausimas man iškyla ir analizuojant, ar čia tas garsas ir yra tas žodis ar ne, nes tarsi kažkas kitas, jis apibūdina kaip čaižų garsą kažkokį. Neaišku šitoj vietoj. Žodžio ir kalbėjimo motyvas labai svarbus toj tradiciniai teologiniai hermeneutikoje. Bažnyčios tėvai, pavyzdžiui, aiškina, jeigu skaitom pradžios knygą, ten yra kalbama apie tai, kad Dievas pasakė, tebūnie ten kažkas, reiškia tas. Tai va tas veiksmažodis pasakė, ten yra eipėm, pasakė, tai ir yra logos. Nes jisai kitaip negali pasakyti, jisai naudoja kalbą tam, kad jis pasakytų, reiškia, tas, reiškia, Jono Evangelijoje, tas, reiškia, pradžioj buvo žodis ir yra va šitas žodis, kuriuo, reiškia, bilietas, tokia va daroma sąsaja. Čia neaišku. Čia tarsi tas emocinis fonas, tie virštoniai yra visai kiti. Yra garsas, kažkoks triukšmas, kažkas vyksta ir paskui logosas. Ir logosas čia visada labai dinamiškas, šiuo atveju jisai leidžiasi iš šviesos į tamsą. Ir tenais, kur ta tamsa buvo, ten pasidarė ta, reiškia, tokia, vos išėjai, čia toks alcheminis vaizdinys, reiškia, tas reakcija kažkokia ten vyksta. Ir
kas atsitinka, tada jisai nusileidęs į tą vietą pažadina elementus, atsiskiria elementai. Dabar tie elementai, tai nėra juslinės materijos elementai, bet yra kažkokie tai archetipai tavo elementų. Ir tada, kas pasidaro, tada pradeda jie, reiškia, išsiskirstyti tie elementai. Reiškia, į viršų pakyla ugnis su oru, o, reiškia, žemė ir vanduo lieka pačiai. Vėlgi čia tokia kosmogonija, bet koncentruota būtent toje vizijoje. Tada labai svarbus toks irgi pasikartojantis motyvas, paralelizmas tam tikras. Tai sako, reiškia, poemandras, intelektas, o žodis, tai tas Dievo žodis, tai yra, reiškia, jo raiška tarsi. Ir jeigu daryti paralelę su tavim, kaip suvokiančiu subjektu, tai tavo irgi yra atitinkama. Reiškia, tai, ką tu juslėmis pažįsti, tai yra atitinka tarsi tą raišką, o tavo intelektas tai atitinka tą dievišką poemandro pusę. Ir čia, sakyčiau, čia toks paralelizmas yra tarp, reiškia, Dievo ir žmogaus, nes paskui ta linija nepaprastai ryškiai, aš net nustebau, kiek jinai ryškiai, tas žmogus kaip Dievo atvaizdas. Paralelizmas tarp objekto ir subjekto ir paralelizmas tarp mikrokosmoso ir makrokosmoso. Visi šitie paralelizmai yra esminiai, tikrai izomorfija čia mes kartuojasi visada. Ir tada, reiškia, turime tada jau tokią labiau artikuliuotą kosmogoniją. Reiškia, Eidosas pačiam intelekte esantis, tai yra tas pasaulio modelis, kuris Platono Timajoje aprašyta, į ką žiūrėdamas Demiurgas kuria pasaulį. Tai čia tas, reiškia, Eidosas neturintis ribų ir tas yra archetipinis yra žodis. Tada kažkokia tai Dievo valia, tai yra būlė, bet ne būlėsis. Tai reiškia, jis verčia kaip būlėsis valia, o būlė tai angliškam tekste yra counsel, tai reiškia kažkoks palinkimas, reiškia intencija galbūt daugiau. Ir, reiškia, pagal tą archetipą padarė kopiją. Reiškia, yra reiškia, sukurta to pasaulio kopija, kuris, reiškia, paskui taip, reiškia, paskui mes turime intelektą Demiurgą. Tai čia Demiurgas pagal Platoną. Aš tik galvoju, koks yra jų santykiai, šiuo atveju reiktų pasitikrinti. Bet kuriuo atveju mes turim tokią genezę tikrovės nuo archetipinės formos, mes turime genezę, tikras sklaidą tos tikrovės. Jo kopija, to archetipo kopija yra šitas Demiurgas ir tada, reiškia, atsiranda 7 valdytojai. Tai čia jo kūrybos rezultatas. Tie 7 valdytojai tai ir yra tos, reiškia, sferos, kurios juosia juslinį kosmosą. Čia likimas tada jos tada kontroliuoja. Visą tai atlikęs, tada tas žodis, reiškia, pakilo atgal. Reiškia, pastoviai judantis žemynį viršų logosas, jisai pastoviai cirkuliuojantis. Ir tas, kas atsitiko, tas rezultatas šiuo atveju, to kosmoso, čia tas juslinis kosmosas, jo sukūrimas yra vainikuojamas judėjimo iniciacija. Tada prasideda judėjimas ratu, kuris yra amžinas šiuo atveju. Tai čia labai svarbu, nes čia visa astrologinė medžiaga remiasi į šitą principą, kad tos sferos, jos tada juda ratais. Ir tada kalba apie žmogaus kūrybą. Čia man bent jau čia yra įdomiausia vieta, kaip atsiranda žmogus. Visų pirma, žmogus sukuriamas Dievas sukuria žmogų pagal savo atvaizdą, žmogus yra Dievo atvaizdas. Bet jisai tą žmogų myli dėl to, kad jis mato save mato iš esmės. Ir šitas motyvas pasikartoja kelis kartus, bet iš tikrųjų pažiūrės, grinai, jeigu imti tokius šeimos santykius, pavyzdžiui, yra tėvai, jie myli vaikus, bet kiek tame yra, kad tu myli save, kaip tą atvaizdą to vaiko ir myli, ta prasme, nesisavindamas tą žmogų, bet atpažįsti save jame ir tokiu būdu ta meilė kažkaip yra tokia dvilypė, sakyčiau, ambivalentiška, myli kaip kitą žmogų, bet lygiai taip pat ir kaip savo atvaizdą. Aš manau, kad čia kažkoks labai subtilus psichologinis žaidimas yra šitai vietai. Jo labiau jis paaiškėja
vėliau, nes tada, ir čia irgi yra momentas, jisai sukūrė žmogų, kuris panašus į Dievą, bet graikiškam tekste yra Isos. Isos reiškia toks pats, reiškia tolygus Dievui. Ir ten daug kas bandė tas kvalifikacijas homojos pakeisti, bet tekste yra tiesiog Isos, tai yra toks pats. Tai ką tai reiškia? Paaiškino paskui, jis irgi užsimano kurti, jis stebi, reiškia žmogus panašus Dievas, žiūri, reiškia Dievas tėvas, kuria demiurgas, kuris yra jo brolis, irgi iš Dievo atsėjęs, jie užsiema kūrybą. Žmogus irgi užsimano. Ir tada jisai, reiškia, norėdamas tą tikrovę pažinti, kaip suprantu, leidus tėvui, jisai tada nutarė atlikti tą digresiją iš viršaus, tada per sferas, tada nusileisti iki juslinės medžiagos, iki juslinės tikrovės. Ir čia jam tada teko brautis žemyn pro 7 sferas, visi valdytojai dovanojo jam kažkokias dovanos tuo metu. Ir tuo metu ten yra tokia įdomi scena, kad jisai prasibrovęs iš viršaus, tarsi žiūri į juslinę tikrovę. Ir tokiu būdu jisai, kadangi pats jis yra Dievo atvaizdas, jisai jusliniai tikroviai atveria Dievo veidą. Nes jisai pats yra tas atvaizdas. Iškia per žmogų, ta gamta, žemesnioji prigimtis, kaip rašome, mato Dievą šitoje vietoje. Tai klausimas, ar anksčiau nebuvo, kokių būdų nebuvo. Žmogui suteikiama tokia nepaprastai svarbi rolė šitam pasakojime. Nieko nuostabaus, kad, pavyzdžiui, Renesanse tas irgi labai imlu, labai įdomu. O čia yra momentas, kuris man įdomiausias ir kelia daug labai klausimų. Jisai, reiškia, pažvelgia žemyn, atskleidė gražų Dievo pavydalą žemesniai gamtai. Ir kas tada atsitinka? Gamta pamatė tą atvaizdą, aišku, pamilo, jau motyvas kartojasi, bet ir žmogus pamatęs savo atspindį vandenį ir savo šešėlį pamilo. Na, klausimas, ką jis pamilo? Šitas Algis verčia, kad jis pamilo gamtą. Matyt, bet netiesiogiai. Labiau panašu, bent jau graikiškas tekstas sako, kad jis pamilo savo atvaizdą. Ir norėjo jame apsigyventi. Čia kilo klausimas, kaip apsigyventi savo atvaizdas, jis ontologiškai susijęs su žeme. Šešėlis susijęs su ta tikrove, ant kurios jis krenta, jisai susijęs su to vandeniu. Kiek dabar toj meilėje, kaip matom, reiškia, mes žmonės, kurie turim Dievo atvaizdą, žiūrim į gamtą ir gamtoje matom save ir mylim ją dėl to, kad matom savo atvaizdą toj gamtoje. Kaip tas, reiškia, kad atsirastų tas atvaizdas, kad pamatytum save, tau reikia to vandens. Reikalingas tas materijos elementas toje vietoje. Man atrodo, čia, ne tiek gerai išmanau visus tos traktatus, bet čia yra labai subtilus toks psichologinis, bet ir teologinis momentas šitoje vietoje, kad, reiškia, mylėdamas gamtą, myli save, bet toje meilėje taip pat yra ir ta materija šitoje vietoje pasireiškia. Nes be jos tu negali suvokti, negali pamatyti savo atvaizdą. Čia labai įdomi dialektika, bet taip jau atsiranda, kad jis nutarė tenais apsigyventi ir tas žmogus apsigyvena savo atvaizdę juslinės materijos. Ir iš to atsiranda tada, jau po to iš tos sąjungos atsiranda, reiškia, tie pirmiausiai gimsta androginai žmonės, kurie irgi ten yra pirmoji, tai prasideda istorija, istorinės epochos. Androginų, jie tada paskui praėjus tam suskyla į žmonės, prasideda tada jau, reiškia, dauginimasis normalus ir tada jau žmonijos istorija vyksta. Tai šiuo atveju, kas yra svarbiausia pačiam Promandrui paaiškinti, kad tokiu būdu žmogus yra dvigubas. Reiškia, viena pusė yra ateina iš Dievo, o kita yra atspindys tos, reiškia, jutiminės medžiagos ir tas kūnas, kuris priklauso nuo visos materijos, tų ciklų amžinų, reiškia, tų planetų, reiškia, visą kitą, jis yra mirtingas ir jisai kaip ir, tampa pavojingu, nes jeigu tu, vėlgi, eroso tema čia yra, jeigu tu susifokusuoji tą kūno, reiškia, tos poreikius, skaidulius, visą kitą, tai ta verčia pamiršti tą, reiškia, dieviškai prigimti, bet iš esmės tu esi Dievo atvaizdas, reiškia, tu turi tą dievišką pusę, kur yra šviesa ir, čia toks, sakykime, probėgšniai skaitant toks suprimityvintas platonizmas ir daug kas taip jaučia. Bet aš sakau, tekstas labai būdingas. Yra tam tikri impulsai, kurie nepaprastai intriguoja ir labai įdomus. Bendroje, jeigu tu bandai išaiškinti ir duoti kažką išklotinę, tu atrandi tą viduriniojo platonizmo karkasą, kuris buvo galbūt žymiai įdomiau analizuotas kur nors, tas tą patį Plotiną ir kitur. Bet nepaisant to,
kaip po visuma, pagrindinis tikslas šito teksto yra pakvies žmonės siekti nemirtingumo. Tai yra praktinis tekstas iš esmės. Tai yra soteriologija, reiškia, tam, kad tie žmonės nurodyti, nužymėti ir paaiškinti, kodėl reikia siekti tos šviesos, ką galbūt labai sudėtingai Plotinas ilgose traktacijose irgi aiškina. Čia mes turim tokį koncentratą, kuris kalba labai tokia stiprią simbolinę kalbą. Man atrodo, čia jos yra specifika būtent šitos doktrinos. Ir čia paskui jau tada aiškinau, galbūt nedetalizuosim, bet kaip reiškia tada atsiremiant į visą tą pačią kosmogoniją, tada įveikti tą įtaką pačių sferų ir galų gale susilieti su Dievu, sudėvėti. Čia vyksta teozis, tapti Dievu. Nuogas tekstas būtent taip sako, bet vertimuose visada kvalifikuojama. Algis siūlo susilieti, šitas britas kolega siūlo įžengti į Dievą. Tekstas konkrečiai ten, jeigu kažkaip tai atsirasti Dievuje arba kažkaip tai gimti Dievuje, kažkokios tokia frazė. Bet, pasme, konkreti reikšmė neaiški, ir čia gali būti įvairios interpretacijos, bet vis tiek įdomu bandyti kažkaip iškonstruoti, kas ten turi bandyti. Nes jeigu taip susėstų teologai, filosofai pradėtų ginčytis, ar čia mes susiliejam ir prarandam savo, reiškia, tą nemirtingą individualumą kažkokį tai ir taip toliau. Visa čia diskusija visiškai vietoj savo. Bet pats tekstas nesako. Čia tie žmonės tiesiog tai matyt jie žino ir tai jie supranta kažkaip vienodai. Tai čia kaip pavyzdys, ką reikia įveikti, kada tu kyli. Čia yra tokia tradicinė, ta reiškia seno pasaulio geocentrinė sistema su sferomis. Tai mes labai greitai matom čia, reiškia, visos tos energijos, kurias apdovanoja skirtingos planetos, jau reikia atsikratyti. Nes mirus jos kaip išsijungia, bet jos vis tiek dar yra kaip tam svoris. Ir po to, reiškia, tada jau viskas įvyksta dėvėjimas, tenais virš tų sferų patenki tarp tokių buvinių, tokių, reiškia, esinių būtybių, kurios džiaugiasi tave matydamas, ten giedami himnai, ir kada tu tampi toks kaip jie, tu išgirsti kitus dar, reiškia, kitas būtybės, kurios yra dar aukščiau, dar aukštesnį sferoj. Ir tada susilieji su tom, reiškia, galiomis, tampi tomis galiomis ir susilieji su Dievu. Toks tikslas. Ir baigėsi traktatas malda. Tai yra malda, kuri pirma frazė tai iš tikrųjų skamba tokia beveik krikščioniškai, bet tai yra, reiškia, tom pačiom savokom kreipiniai ir viskas. Tai va, toks labai trumpas, nelabai vikrus toks mano apibūdinimas, bet tai tikrai verta paskaityti ir verta ne vieną kartą perskaityti, nes labai, kiek kartų skaitai, tiek daugiau klausimų kyla. Dabar jeigu apibendrinant visą mano šitą pasakojimą, tam tikras išvadas padaryti. Tai visų pirma, man atrodo, kad vis dėlto tas apibūdinimas, kurie dar senosios kartos mokslininkai 20 amžiaus naudojo nenuilsdami. Dotsas, Dylanas, tas pats koks nors Armstrongas, kad šitas hermetizmas yra tam tikras požemis, ko gero klaidinantis šitas įsivaizdavimas, dėl to, kad jeigu mes neintegruojam jo į tą bendrą dvasinės tradicijos istoriją, mes nesuprantam tam tikrų tokių esminių dinaminių elementų, kaip veikia tos idėjos. To paties Platono, kurios ten yra, ir mažo to ne tik platonizmas, ten yra tikrai labai daug. Pavyzdžiui, šitas žmogaus kaip Dievo atvaizdas man čia neskamba labai kaip platoniška šitą idėją. Nežinau, galima, aišku, rasti ten ir Algis randa Egipte, tenais žmogus kaip šviesos spindulys ir taip toliau. Bet čia labai panašu man į žydišką tradiciją, nežinau, čia toks reiškia. Tai labai dinamiška tradicija, kurią ignoruojant tikrai, manau, neįmanoma suprasti, kas dėjosi su šitu, reiškia, visą mūsų kultūrą. Toliau labai svarbu, kad tas hermetizmas yra toks transkultūrinis fenomenas iš esmės. Ir šia prasme jis yra labai įdomus. Nebandant atlikti tokių refleksijų kaip Ficino laikų renesanso žmonės, kada visur bandydavo išvelgti kažkokį tai krikščionišką potekstę. Visas religijas galima pamatuoti krikščionybę, nes tai yra toks arba iki krikščionybės dar nesubrendęs, arba po to, bet tiesos kažkuriam tai latentiniam pavydalė yra tenais.
nematuojant kažkokia tai viena religija ar kažkokia tai idėjų visumą, galima kalbėti apie kažkokias, nežinau, kažkokias tokias įžvalgas, kurios yra tiesiog labai universalios. Kaip pavyzdžiui, Algis kalba apie tą, reiškia, būties sklaidos idėją, kas paskui neoplatonizme tai įžvelgta kaip emanacijos teorija ir taip toliau. Bet realiai tam yra mitologinė gyvybės medžio, šamanizmo tradicijos, kur yra skirtingos tikrovės organizuotos. Jos yra labai senos šitos idėjos ir jos išsireiškia skirtingose tradicijose, skirtingose. Tai hermetizmas yra irgi iš kitos pusės, jis pasiūlo tam tikras formuluotės, tam tikrus įvaizdžius, kurie iš esmės yra universalūs, kas man atrodo labai įdomu šią prasme. Ir kitas dalykas, jeigu mes bandom priimti tokį iššūkį, pavyzdžiui, integruoti skirtingas hermetizmo tradicijas, alcheminį ir filosofinį, mes esam priversti ieškoti tų tokių naujų prieigų prie pačios šitos medžiagos. Ir čia labai neatsitiktinis tada viso to ezoterinio judėjimo, manau, ką Adas pats yra rašęs apie metodologinės prieigas. Visą tai reikia iš naujo apmąstyti, nes, kaip sakiau, tas instrumentarijus, kurį paveldėjom iš Dodso ir kitų, jisai verčia mus tokią psichoanalitinę tamsą, reiškia, mes šitus dalykus iracionalius, mes juos žinom, bet mes juos ištirpdysim ir jų nebeliks. Dodsas rašo savo knygoje, garsioje knygoje, tai graikai ir racionalybė, pabaigoje ten tokį vaizdinį savo, bet graikai tai jie kaip tas raitelis tai yra iracionalus pradas, o tas žirgas yra racionalus pradas, o raitelis yra racionalus. Ir jie su savo civilizacija kaip tik priartėjo prie bedugnės ir jie būtų peršokę, bet kažkas jiems sutrukdė ir tas iracionalumas juos kažkaip nutempė žemyn. Tai Dodso požiūriu reikia jį kažkaip tą raitelį paversti žmogum tikriausiai, nežinau, kažkaip tai jį panaikinti, paversti racionaliu. O iš tikrųjų, ko gero, teisinga prieiga būtų netokia. Reikėtų kažkaip išlaikyti tokią religinę pagarbą šitiems dalykams. Reikėtų jų neredukuoti į kažkokias racionalias konstrukcijas. Tai aš manau, čia labai svarbi erdvė naujiems bandymams, iš naujo įvertinti ir tą hermetizmą, ir į skirtingas jos pusės, bet lygiai taip pat grįžti ir įvertinti tą patį platonizmą iš naujo. Ir pabaigai dvi išvados, kurių neužrašiau tam, kad būtų visiškai slaptos. Ką moko šitie bandymai gilintis? Tai visų pirma, mano taisyklė, kurią įsitikinau labai daug kartų, niekada negalima nuvertinti istorinės medžiagos, žiūrėti iš aukšto, ypač tais atvejais, kada kalbame apie tokius teologinius dalykus, filosofinius, praktiškai mes beveik nesiskiriam savo intelektinėm galiom nuo tų žmonių, jie verti žymiai daugiau dėmesio, negu mes esam pasiruošę jiems skirti. Ir kitas dalykas, jau visai baigiant, tam tikros tokios, dvasinio paveldo ekonomijos prasme. Aš siūlyčiau atsisakyti poleminių diskusijų, pavyzdžiui, kas tenais teisus krikščionis ir pagonis, nes tos dvasinės tradicijos yra tiek, kiek jos yra, iš esmės. Tai visa tai yra, ką mes turim. Kiekvienas dalykas ten yra aukso vertas ir reikia ieškoti, kaip mums prieiti prie to, reiškia, nenubraukiant, nenustumiant šešėlį ir kažkaip taip priešingai šviesą ištraukiamą, ką ir bando mūsų kolegos esoterikai. Tai labai ačiū, jeigu turit kokių nors klausimų ar dar jėgų diskusijai, tai galim padiskutuoti. Ačiū Jums, kad klausėte. Gal kreisiu viso moderatorius. Jeigu kažkas klausimų turite, dėkoju lektoriui už puikų pristatymą. Iš karto pasakysiu ir manau, kad gali mūsų visi irgi tikriausiai studijų grupės nariai ar ne pritarti toms pačioms išvadoms, kodėl yra svarbu ezoterizmą tyrinėti, kodėl yra svarbu hermetizmą tyrinėti. Tai mano galva yra būtent vienas iš tų vienijančių tikslų visus grupės narius. Tai ar būtų kažkokių klausimų? Aš noriu paklausti. Čia gale. Tai gal pirmą tau užleidžiu. Ačiū labai už tikrai įdomią, tokią precizišką paskaitą, savotišką kelionę į hermetizmo ištakas.
Tačiau man kilo dvi tokios mintis. Na, viena tai yra, ar mes negalėtumėm vis dėlto atsižvelgiant į neapibrėžtą, taip vadinamų hermetinių tekstų sąvadą, skaičių. Jo labiau mes nežinome, kiek jų apskritai yra buvę invariantų įvairių. Ar nebūtų prasminga kalbėti apskritai apie hermetinį diskursą, kaip tam tikrą intelektinį žanrą, turinti savo tam tikras specifinės doktrinas, aišku. Na, čia vėlgi galima pasitelkti proliteracijos konceptą, tai yra atkartojimą, naujų tekstų kūrimą ir taip toliau, taip toliau. Taigi, galbūt šiuo atveju prasmingiau kalbėti ne apie vieną ar kitą tekstą, aišku, kai mes analizuojam konceptus, tai yra svarbu, bet kalbėti apie visuminės idėjas, kurios multiplikuojamos, generuojamos skirtingais laikotarpiais atgimsta ar ten islamo pasaulyje, ar renesanso epochoje. Kitaip tariant, hermetizmas kaip mąstymo būdas, mąstymo ir rašymo, aišku, konceptualizavimo. Kitas dalykas, vis dėlto, jeigu paklaustų paties vienu žodžiu, vienu sakiniu, atsiprašau, kaip apibūdintum apskritai. Šiuo atveju kalbu apie hermetizmą daugiau tuo senuoju pavidalu, o ne jo evoliucija iki mūsų laikų, kai jis jau plėtojasi įvairiais pavidalais. Kaip būtų galima nusakyti, kas vis dėlto yra hermetinės tradicijos, hermetinio mąstymo, nežinau, netgi panaudosiu tokį žodį, hermetinės kognicijos galbūt netgi esmė, deifikacija žmogaus, tam tikra homologija, mikro-makro kosmosų ryšys. Kas tau labiausiai pačiam, koks žodis, kokia asociacija ateina į galvą, bandant taip trumpai? Dėl pirmo klausimo, tai aš manau, kad taip ir yra. Ir aš galvau, aš bandžiau labai pabrėžti, kad tai yra daugiau kaip pavyzdžiai tų tekstų. Tas rinkinys yra daugiau sąlyginis, tai susiklostė tokios istorinės aplinkybės, bet kaip tik taip, aš taip ir įsivaizduoju, kad taip ir yra buvę, kad yra toks mąstymo būdas daugiau, tokia tradicija iš esmės. Tai labai sunku atkurti, irgi daromos prielaidos, kaip ten tos grupės, reiškia, ezoterinės ratelės, kažkoks, iš teksto matos, kad panašiai tenais elgėsi. Bet vis tiek yra tik tai tekstai. Ir man susidarė toks įspūdis, kad vis tiek kalbėti apie žanrą labai sunku, nes literatūriškai kažkaip, čia aš galbūt per mažai išmanau, bet reikėtų pažiūrėti daugiau, reikėtų paimti kitų žanrų, labai, sakykime, iki šiol nepakliuvusių tėmis į tos pačius šitus magiškus papirusus, kokius nors pasidėti, nežinau, ten kažkokių, reiškia, to paties gnosticizmo pažiūrėti, tekstų palyginti, grinai tokia žanrinė prasme, kaip žmonės mąsto. Nes aš jaučiu, kad tarpusavy, jeigu atsitarptų vienam kambarį koks hermetikas su gnostiku, jie visai neblogai susikalbėtų, nes jie kažkaip, netgi savo elgesio stiliumi galbūt panašiai, o gal ne, aš nežinau. Tai va čia yra toks atviras klausimas, bet ir ne tik dar ir Daosą pasodinusi tą patį kambarį, kokį nors upanišadišką sanjasą, jau tada atsirastų tas transkultūrinis lygmuo. Tai aš tik išgirdęs žodį diskursas, aš irgi galvoju, kad mes šiek tiek modernizuojam. Tas žodis jisai turi, jis toks galbūt per griežtas. Čia ne tik kalbėjimo, bet čia daugiau reikėtų įsivaizduoti, kaip tas žmogus tuo metu gyveno, kaip jisai pats savo kėlė tos klausimus ir į kokius kontekstus jisai kreipėsi ieškodamas atsakymų. Bet tokio, trūksta žodžių. Kažkas, kuo reikėtų pakeisti žodį diskursą, bet mintis, tai aš manau, labai tiksli. Taip, aš taip ir galvoju, kad čia šitie tekstai yra pavyzdžiai kažkokio tai judėjimo. Žmonių tokios autorefleksijos, bendraujant apie tai, galbūt čia kažkas panašaus į misterijas, kaip Arisino misterijas, ar ten Orfikų kažkas tokia, kas jau yra irgi sena tradicija. Tai jau perinant prie antro klausimo, tai, nežinau, man dėvėjimas atrodo raktinis šitoje vietoje, bet ką tai reiškia, čia kaip su to Parmenidu. Gali iškelti tokį šūkį, taip? Tikslas teozis, henozis,
Bet kas tai yra ir kaip mes tai turim suprasti, gal tai yra pagrindinis stimulas, o tokiais tekstais, tokiais bendravimo būdais bandyti nuskaidrinti šitą ir tada ieškoti kažkokį išsigelbėjimą. Žmonės norėjo kažkokį gelbėtis tuo metu, atrodo. Bet ir požiūris į pasaulį labai nevienodas. Kaip kas labai bandė teikti, kad iš viso pasaulis yra blogio vaisius ir reikia pabėgti iš jo. Platinas parašė ištisai 2 traktatus, kur gynė pasaulio grožį ir jis nors pats siūlė bėgti, nes ten dar geriau. Čia gerai, bet ten dar geriau. Tai labai įvairūs galbūt atsakymai į tai, kas tas teozis turėtų būti, bet man tai būtų toks raktas. Visų kitų bandyčiau suvesti į tai. Bet nežinau, jeigu perskaičiau viską, dar kartą galbūt pasikeistų, nežinau. Klausimas tai svarbus, taip reikia ieškoti tokių orientyrų. Aš taip tada pusiau paklausiu, pusiau produktyviai nusišnekėt bandysiu, bet tikiuosi šiek tiek pataikysiu į temą. Vat vienas mane užkabino į patį galą savo pranešimo paskaitos Judi link psichoanalizės ir šiek tiek psichoanalitinės juodumos, psichoanalizės bandymų redukuoti. Ir iš esmės kaip ir negebėjimo prisiartinti prie kažko, kas būtų galima vadinti ezoterišku. Tarkim, kad ir Freudo paėmus, tai yra, Freudo revoliucija gera, bet jin paviršutiniška ir jin labai teisytina, ką po to ir darė, ar ne, labai daug autorių. Ir tada tu taip pat pačiam gale pereini prie paskirų religijų, kaip krikščionybė, pagonybė ir bla 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 ir visas kitas, ar ne, kurių nereikia aiškinti, kuri iš jų teisi, bet kiekvienoje iš jų galim pamatyti tam tikrą dalyką. Tai žodžiu, aš matau tokius dalykus. Vienu momentu mes matom psichoanalitinį iš tikrųjų, kuris mano manymu sėkmingas, ypač po Freudo, kas vyksta, aš pats ties Lakanu nusėdau ir man tai jis atrodo teisus, kuris iš esmės atranda universalius tokius bendražmogiškus egzistencijos dėsnius, geismus, sąmonės veikimo modelius, bet taip pat mes matom, jog skirtingos religijos, jeigu būtent baigi žiūrėti, kuri čia iš jų geresnė, blogesnė, teisesnė, iš tikrųjų, kas galutinai yra, kas tau tinka, dažnai kultūriškai suformuota, bet jas išstatai taip į vieną horizontalę, pavadinkim taip, žinai, ir irgi gali pamatyti, kad juose prasiveržia būtent tokios, kaip ir psichoanalizai, šiek tiek neracionalios, bet dėsningos tiesos, kurias, jeigu tu, kaip ir sakai, mokslininkai tą turėtų tirti, ir mano manimu tas yra daroma, ypač postmodernizme, kuris šiek tiek atsikrato iki šio laikinio tokio angažo sakyti tiesą, pavadinkim taip. Bet į ką šiandien vedu ir šiandien gal biškį ir nusišnekėsiu, žinai, tikiuosi skambės kažkiek kaip klausimas. Tai mes galim pozicionuoti taip kažką kaip homo sapiens šalia evoliucijos, kas realiai dėl geografinės distancijos tarp skirtingų kultūrų, kurios buvo labai toli viena nuo kitos ir gimdė skirtingas religijas, prasiveržė kiekvienoj kultūroje kaip kažkas, ką, Lakanas vadina tikrove. Labai sunkus klausimas, bet labai svarbus. Gerai pasakyti. Nežinau. Aš tai noriu tikėti, kad taip. Bet kas tai yra? Ar tai yra kažkoks emergentinis, reiškia, daugelypumo, reiškia, produktas? Nauja kažkokia tai, naujas sudėtingumas, kuris kartojasi pagal kažkokią fraktalinę logiką, ar ne? Ar tai yra kažkas, apie ką ten Jungas kalba, kaip kažkokia tai kolektyvinė tikrovė, kolektyvinė pasąmonė. Aš nežinau. Bet kas man atrodo svarbiau, ypač gilinantis į tokią medžiagą kaip šitą, visada remtis daugiau ne analitinė, bet tokia daugiau religiotinė prielaida. Ir čia irgi aš visada klausiu savęs, kaip aš galėčiau tą tekstą pasižiūrėti kokį nors ten Rudolfo Oto žvilgsnį, ar ne, pavyzdžiui, yra kažkokia tai riba, aš nežinau, kas ten yra, bet aš darau prielaidą, kad kažkam ten kažkas tai yra. Tai nedarant kažkokių metafizinių išvadų, bet
Mes lietuviai turim tą tradiciją iš pagonybės turėti tas tokius ąžuolų, reiškia šventų ąžuolų, reiškia giraitės, ar ne, kur nežinai, kas tenais yra, nėra, bet geriau pagarbiai su tuo elgtis, ar ne. Tai kažką iš to reikėtų pasimokyti. Aš nežinau, kaip iš to nuliūdyti metodologinę nuostatą, galbūt čia Adas kada nors padarys. Bet čia mano buvo didžiausia problema, kad aš susidūriau su Platino tokia dvilypumu. Viena vertus yra labai labai racionalus, logiškas filosofas, kita vertus jis yra mistikas. Ir visi tie žmonės, kuriuos aš čia kritikavau, pradedant Dodsu ir Armstrongu, jie vienareikšmiškai Platiną priskiria prie tų racionalių, tų tikrų filosofų, ne? O visos tos nesąmonės jam nerūpi. Bet realiai, jeigu tu skaitai šitus traktatus, Prodėjų orakulus, tą patį Jamlichą, yra kažkokios sąlyčio taškai, kažkokie tai sąlyčio nervai, kurie yra, jie yra, pagrindas tas pats yra. Nes svarbu, netgi jeigu Platinas psichoanalitiškai, pavyzdžiui, stūmė kažką į šešėlį ir nenorėjo apie tai šnekėti ir taip toliau, bet kažkoks pagrindas yra vis dėlto. Tai nežinau, čia tą klausimą reikia atsiminti, prie jo grįžti iš tikrųjų. Čia man atrodo, iškils ne vieną kartą šitam rate diskutuojant, sakykime, ir kitose tradicijose. Bet reikia ieškoti kažkokių tai prieigų. Ir dar atsirastų, kas norėtų užduoti klausimą. Jūs minėjot, kad pasidalinsit YouTube'ės kanalais. Ai. Tai aš nežinau, internetas yra, nėra, bet svarbu, tai yra svarbu, nes labai daug medžiagos YouTube yra nepatikima ir ten žmonės daro kažkokiu tai kitu, bet yra tam tikri, iš esmės, mokslininkai, kurie irgi vysto tam tikrą sklaidą. Tai apie hermetizmą konkrečiai man patinka yra toksai modern hermetist, toksai žmogus, kuris verčia latinišką paveldą į anglų kalbą. Man atrodo, Fičio ar Mirandolais ir mes yra vertęs. Tai šito vertęs, jis pats skaito ten tam tikrus vertimus. Jeigu, pavyzdžiui, ką nors, nežinau, šluoja grindis ir nori paklausyti nuo tų hermetinių traktatų, galite užsidėti. Paskui yra grupė mokslininkų, kurie susiję yra su kanalu Ezoterika, tai yra toks Džestinas Ledžas. Man jo viskas beveik patinka, aš nežinau, jis daugiau žydišką paveldą, bet jis yra kitus traktatus. Ir visą tai, ką jis rekomenduoja, pavyzdžiui, aš irgi mielai klausau. Tai aišku, tai yra tokia, tai nepakeičia knygų skaitymo, bet kartais labai naudinga išgirsti žodžiu išsakytą nuomonę. Pavyzdžiui, gali perskaityti 30 knygų, kol prieiti tam tikros išvados, jeigu žmonės tarpusavį diskutuodami, jeigu jie tarpusavį dar šnekas, yra ten 3 valandų diskusijos apie įvairias temas. Taip pat, pavyzdžiui, iš tos diskusijos sužinai daugiau, praktiškai kaip išklausęs kokią paskaitą. Bet šitą ratelį aš tikrai rekomenduočiau tokiam pasiklausimui. Iš tikrųjų labai gerai, kad yra tos prieigos naujos ir pačios medžiagos yra ir galima rasti ten, reiškia, tas archiv.org ir tenais kur nors, reiškia, tų senų tekstų, ten tos pačios Fičino vertimus galima legaliai rasti, nuskanuotus visus. Žodžiu, tik ieškau, pilna visko. Nieko šešėlė nebelieka, viskas jau prieinama. Minėjote, kad buvo 3 etapai, kuomet hermetinė filosofija, hermetinis visetas buvo vis aktualizuotas. Nepaisant to, kad kartais žmonės tyrėjai tai vardina kaip kažkokią tamsią, neįžiūrimą terpę, neracionalią, bet kuomet reikia iš naujo pagrįsti identitetą, būtent prie šito tamsaus dalyko grįžtama. Kaip jūs paaiškintumėte, kodėl būtent prie šitų dalykų grįžtama, kuomet Suirutės, tarkim, laikais reikia to pamato, o ne prie kažko kito? Irgi labai geras klausimas. Manau, kad dėl to, kad yra toks pažadas tame. Ir mes labai dažnai kažkaip irgi, kažkas tame yra. Tai jo labiau, jeigu tai siejama su kažkokia labai sena, gilia tradicija, jeigu jinai išliko gyva,
nesvarbu nelabai plačiam rate, bet jeigu jinai išsaugota, tai reiškia, ten yra kažkas svarbaus, dėl to norisi tų šaltinių. Man atrodo, didžioji dalis dėl to. Kada pasikeičia pati prieiga, kaip pavyzdžiui, ten pradeda dominuoti toks jau, sakykime, griežtas filologinis požiūris, atsiranda mažiau erdvės teologinėm spekulacijom ir mitologiniam, tai tada tas tikėjimas sumažėja, ar tikėjimasis tada sumažėja, ar ne? Bet, man atrodo, kažkokiuose tokiuose lūžio momentuose, kada keičiasi kultūra ir žmonės pasijaučia išmušti iš kažkokios įprastos koordinačios sistemos, tada sukyla tas noras kažkokių šaltinių, tų versmių, kurios nepriklauso nuo to tokių periferijų. Nors kita vertus, tą pasakius irgi man dažnai kyla klausimas, mums iš istorinės perspektyvos atrodo, kad Docas pasakoja, visi ten susirūpinę bėgioja, nežino, ką daryti, ieško kažkokių atsakymų. Bet labai dažnai susidaro toks įspūdis, kad tie žmonės jie gyvena kažkokį tai gyvenimą tokioj aplinkoje, tokiam pasauliu, kuris yra labai senas. Pavyzdžiui, jeigu nuvažiuojat į Italiją, į Pompėjus, pirmas įspūdis ne tai, kad ten viskas kažkaip išliko autentiškai, pirmas įspūdis tai, kad tas miestas labai senas yra. Tuo metu, kai jis jau užbiręs tais pelenais, viskas ten labai sena, ten ir grindiniai išmušti tų ratų, matosi, kad tenais ne vieną šimtmetį ten gyvenimas virė. Tai tie žmonės gyveno pasaulyje, kuris buvo labai senas iš tikrųjų, jiems atrodė, tai yra įprasta, va tokia geocentrinė sistema, tai labai gerai parodytas, tas kosmosas, tas kosmosas toks ir buvo. Tai ar jie iš tikrųjų jautė, kad tas pasaulis griūna? Aš, sakant, kartais to abejoju, bet iš mūsų perspektyvos žiūrint, kada jau žinom, kas įvyko, pasikeitė, transformavosi kultūra, tarsi atrodo, kad jie neturėjo kito pasirinkimo, tik tai susidurti akistatą su šitais dideliais pokyčiais. Nežinau, kas dėjosi galvose, pavyzdžiui, Konstantino, kuris pakrikštijo Romos imperiją, ar ten kokio nors škito imperatoriaus, kuris atkūrė pagalbybę tuo metu. Tai tokie esminiai sprendimai, jie lydimi ko, reiškia, tai vietoj. Klausimas atviras. Čia tik tai tą gali pajusti, jeigu tiesiog tą medžiagą kaip įmanoma arčiau prie jos dirbi ir arčiau kažkaip tai bandai suvokti. Docui atrodo, kad buvo tas epocha, kuomet žmonės ieškojo esminių atsakymų, egzistencinių tokių tiesų ir matyti tas idėja, kad egzistuoja kažkoks mokymas nuo pat senovės, nuo apreikštas Enochui ar Mozės laikų, prie kurio galima prisikasti ir jiems įkvėpia kažkokį tai viltį, matyti taip. Bet kaip ir paminėjot, visada atsidurdavo tas poreikis save iš naujo kažkaip tai susijęti su to, paaiškinti tą savo santykį. Tai tas hermeneutinis iššūkis yra matosi. Kaip ir tikriausiai nebėra laukiančių klausimų. Dar kartą dėkui lektoriui. Ačiū visiems, kad klausėt. Dėkui susirinkusiems. Ir tik pasakysiu, kad kviečiu, norint sulaukti kažkokios tai papildomos informacijos, sekti mūsų naujienas, pasekti mūsų Facebooko portale, turimą puslapį Lietuvos ezoterizmo studijų grupės. Ir ten galėsite matyti visą keliamą informaciją, naujausius renginius, planuojamus renginius, susipažinti irgi su tarptautinėje vykdomais tyrimais ir aktualia informacija. Ir taipogi kviečiu apsilankyti už poros savaičių sekančioje paskaitų ciklų paskaitoje, kurią turėtų pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto lektorius, daktaras Tadas Rutkauskas ir kalbėti tema apie senovės Egiptą ir Toto knygą. Tai dėkui susirinkusiems.